Monika, tai kas šiandien kalbės? Reikia ar Monika? Ja. Pradedam nuo provokuojančių klausimų. O kaip reikia? Nėra reikia. Reikia. Kaip jūs norėtumėte? Iš tikrųjų, aš galvojau, kad šiandien tu esi vedusi kursų, paskaitų, va tokių zoomų, nežinau, tūkstančius jau turbūt. Bet visą laiką dažniausiai būna Monika, kuri veda pokalbį. Monika, kuri pasakoja. Taip, šiandien bus Monika, kuri pasakoja, bet noriu, kad vedimą perleistų man ir noriu išgirsti Moniką su reikia. Čiut prieskonis, kad liktų. Tai man labai tenkina šitas planas, Dovilė, nes aš, kai vedu seminarą, aš kartais pasakau, kad mano svajonė yra kartais ateiti į seminarą kaip mokiniui, kaip dalyviui, atsisėsti, va, kaip jūs įlysti karimatą, ten, nežinau, ten ir įsikusti, pusiau mėgoti, pusiau ten klausyti. Tai aš labai už, aš viskas atiduodu. Turi. Važiuok. Šiandien gal nebus taip patogu, kaip tavo miegmaišyje, karimate, kaip mėgstu sakyti, bet tikiuosi bus patogu. Ir noriu pradėti visiškai nuo pačių pradžių. Prisipažinsiu, Monika, aš iki šiol nežinau tiksliai, kokią pakopą tu turi, kas tu skaitaisi, tai ar įmanoma tai paaiškinti? Kas tu esi? Kauno mokykloje guli seife visi mano diplomai beje. Čia buvo toks trumpas periodas, kur aš buvau juos pasidėjusi, žinai, kaip būna žmonės. Bet aš vieną dieną žiūrėjau ir galvoju, viešpatie, kokia nesąmonė. Bet čia mano asmeninė tokia nuomonė, aš pagalvojau, tarsi aš pati iš savęs ne kažką ir turi žmogus pamatyti diplomą, kad tada, čia jinai turi diplomą. Tai va, tai aš turiu 3 diplomus. Pirmas diplomas pirmos reikia pakopos, antras diplomas antros reikia pakopos, trečias diplomas 3A reikia pakopos. Dar 4 diplomas yra, nepamenu kokio vokiško instituto, universiteto ir taip toliau, kuris patvirtina, kad Frau Monika yra reiki terapeutas. Dar turiu diplomą, kad kundalini 7 pakopas turiu ir ten kažkokios smulkmenos, aš jau dabar jau nebeatsimenu. Tai va, 3B pakopos diplomo aš dar neturiu, todėl kad aš pati dar mokausi. Jeigu jums atrodo, kad aš viską moku, tai aš dar mokausi. Ir aš mokausi laipteliais, aš praeinu pas savo mokytoją paskutinį mokymosi etapą, kurį turėčiau pabaigti šiais metais. Ir tik tada 3B pakopą baigiama mokytis, ne su diplomu ir ne tada, kada tu gavai iniciaciją, o kada mokytas pasako viskas, aš tave viską išmokiau, tu viską žinai, aš tau viską atiduodu ir va tau tavo diplomas. Tai duok die, galbūt šiais metais, bet aš taip, kada aš 3B pakopą gavau 2022 per savo gimtadienį. Čia COVID buvo tas atleidimas, pavasaris prasidėjo, tai rudenį jo. 3B. 3B, taip, 3B pakopą, tai nuo 2022, dabar 2025 aš mokausi ir šitas mokymosi procesas ne mano rankose. Kada mokytojas nuspręs, tada ir bus. Tai galbūt šiais metais, gal po 10 metų. Tai aš nežinau. Tai tai aš mokausi, turiu teisę inicijuoti į 1 pakopą ir į 2 reikia pakopą. Į 3, pavyzdžiui, A pakopą aš dar neturiu teisės inicijuoti ir kai mokytas man neduos, tada galėsiu sakyti, ateikit vaikai, kas norit 3 pakopą. Ir dar bus procesas, kai jis man sakys, žiūrėk, dabar aš tau papasakosiu, aš taip suprimityvinu, kai pas tave užaugs tavo mokiniai, pavyzdžiui, vieną dieną ir kažkas norės irgi turėti 3B, kaip tau vesti šitą žmogų. Tai kai aš sakau, kad reikia praktika, yra ilgas mokymosi procesas ir amžinas kelias, tai aš visai nejuokauju, nes aš pati jame esu iš tikrųjų. Tai dabar oficialiai prisidaviau. Žodžiu, mačiau, kauniečiai yra, tai galim įlysti į seifą, paieškoti diplomą, ten tikrai yra. Tai kada buvo 1 pakopa? Nežinau. Teks kažkam įlysti į seifą. Nepamenu. 2012-2014 kažkas tokio. Kalbame apie 13 kažkur iki 15 metų. Kažkur. Ir Monika,
tu dažnai mėgsti sakyti, kai sutinki naujus žmonės, kad kai tas paklausia, ką tu dirbi, tu sakai, kad tu nieko nedirbi. Ir čia toks labai juokingas dalykas, nes turbūt esi vienas iš tų žmonių, kuris dirba daugiausiai. Tai kaip čia paaiškinti šitai? Na taip, aš iš tikrųjų nedirbu, tas yra faktas, nes aš labai ilgą mokykloje laiką, aš iš tikrųjų net nedirbau, aš net neturėjau jokios, nekalbant jau apie darbo sutarties, bet kažkokių ten, kaip ten būna žmonės individualioje veikloje, turi kažkokias sutartis, paslaugų, kaip pagal, nei paslaugų sutartį, aš iš tikrųjų buvau niekas. Tarsi tiesioginė to žodžio prasme. Yra įdarbinti žmonės mokykloje, kurie dirba, aš va šiaip su čia. Na kur. Tai kai aš sakydavau, kad aš nedirbu, tai net faktiškai tai yra tiesa. Bet čia prieš porą metų buhalterį jau prispaudė, sako, jau tu baigšti cirką daryti, jau savo kažkaip jau sutvarkom taudokus. Bet jie yra dabar sutvarkyti, aš pagal paslaugų sutartį dirbu indiškai mokyklai. Bet aš turbūt niekada negavau algos. Iš tikrųjų, antras punktas, todėl aš tikrai nedirbu. Ir 5 punktas, man darbas asocijuojasi, aš daug savo gyvenime metų dirbau. Tarsime, pas mane jau stažas, aš pensiją gausiu yra. Tikrinau, sodrai, viskas gerai. Tai ir aš tikrai labai daug metų dirbau. Ir kadangi viskas, kuo aš darau, aš užsiemu su tokiu malonumu ir su meile, man atrodo, kad įžeidimas pasakyti, kad aš dirbu mokykloje, nes aš tada tai prilyginčiau su tuo, kai aš dirbu. Ir kadangi aš keliuosi ryte ir einu vakare miegoti, tarsi nedirbusi, nėra ten, pavargau ten, arba kiek aš daug dirbau, kiek daug padariau, aš tiesiog kažkokiam kaifui gyvenu, einu, darau, ką noriu ir kiti žmonės tai vadina darbu, aš tiesiog šiaip. Tai dėl to aš ir sakau, kad aš nedirbu, nes dirbu tikrai yra netiesa visais atžvilgiais, nei aš gaunu kažkokį atlyginimą ir tai darau dėl kažkokių ten pinigų ir ten statau karjerą. Nei aš jaučiuosi, kad aš eičiau darbą, kur baigėsi mano darbo valandos ar prasideda. Ta prasme, jos niekada pas mane nesibaigė iš tikrųjų. Aš galiu kartais 12 nakties atsidaryti telefoną, žiūrėti žinutes, kurių neatrašiau, ir ten atrašinėti arba perskaityti arba kažką daryti. Tai dėl to aš nedirbu. Tai iš to išeina, kad darbas kaip yra ir blogai. Nes toks nemalonus jausmas. Tai tas darbas, tas susijęs su ta nemalonė pareiga, jeigu kalbėsim apie tai, kad aš privalau, kad uždirbti duoną, aš privalau eiti, daryti, nes kitaip aš esu niekas. Tas man ta asociacija su darbu, kad aš tiesiog daug laiko buvau darboholikė, kuri norėjo rodyti pasauliu, kad aš esu kieta. Tai čia mano asmeninis tas kartus yra atsiminimas, kad tai yra tokia sudėtinga psichiatrinė būsena, kur tu keliesi per prievartą, nugalėtą, nesvarbu galvas skauda 40 temperatūrą, tu savęs negirdi, tu ten ardaisi dėl dalyko, aš kai dabar atsimenu, dėl kokių dalykų aš ardžiausi, tai aš kaip pagalvoju, ta prasme, dėl kažkokių Excelių, kažkokių lentelų, apie ką, apie nieką. Tai va čia mano, kad man asmeniškai, kad tas, ką aš dirbau, aš dabar visai kitaip žiūriu, aš tai vadinu veikla tada vadinasi. Man tai yra kažką veikti gyvenime, kas tau yra svarbu. O darbas šiais laikais jis netekęs yra tos prasmės, kad veikti kažką, tai kas tau yra svarbu. Tai yra apie pinigus, apie sumokėtą sąskaitą, apie ten saugumo pagalvę ir apie nuolatinę prievartą. Tai čia pas mane iš to. Tai, Monika, kaip esam girdėję labai daug nuotrupų, bent jau aš irgi esu šiek tiek iš tavo kelionės, iš tavo darbų, ką veikiai prieš tai. Bet tokios pilnos istorijos pas mane dar ir nesusidėliojusi jinai yra. Tai aišku, pagalvojau, gal prireiktų turbūt visos dienos apie tai kalbėti, bet kaip atėjo Reiki pas Moniką? Kada? Čia turbūt ir dienos neužtektų, nes aš turiu tokią labai kvailą brūkšnelis gerą savybę, kad joks suvokimas ir jokia patirtis neturi tam per brangios kainos. Dėka to aš savo gyvenime pridariau labai daug dalykų, už juos labai brangiai mokėjau, vien tik dėl to, kad man reikėjo patikrinti ir suvokti ir suprasti. Tai va, dėl to mes čia padarysime reklamą vieną dieną, kažkas ten žadėjo knygą rašyti apie Monikos gyvenimą, tai išeis tikrai vieną dieną knygą. O kaip atėjo Reiki? Labai paprastai atėjo Reiki.
Labai standartiškai. Mano istorija turbūt standartiška, kaip ir kiekvieno žmogaus, tik dėka to, kad aš esu žiauriai užsispyręs ožys kažkoks tai ir paprastų signalų nesuprantu, dėl to man turėjo būti patvirtintai. Visi už mane protingesni, jie greičiau susigaudo, jie neturi davežti savęs iki tokių taškų, tai dėl to, bet šiaip jinai tokia pati standartiška. Atėjo mano gyvenimo krizė, kur aš iki to taško gyvenau ir aš galvojau, kad aš viską darau teisingai ir dabar man gausis. Ir kai aš padarysiu tą, viskas standartiškai, turėsiu vyrą, vaikų, gerą darbą, daug pinigų ir gyvensiu ilgai, laimingai, gražiai ir viskas bus gerai ir mane visas pasaulis mylės ir labai vertins. Ir aš dar visiems įrodysiu, kokia aš esu faina. Tai čia toks visiškas kiekvieno jauno žmogaus, aš manau, yra absoliutus standartas. Ir tada pas mane atsitiko krizė. Tik tai kadangi aš šiek tiek tokia, sakau, nestandartiškai galbūt užsispyrusi, man reikėjo labai riebaus pavyzdžio mano gyvenime, kada aš ten per labai trumpą laiką, nes turbūt jeigu per ilgesnį laiko tarpą, aš būčiau spėjus dar kaip čia, surankinti save. Dėl to man taip turėjo gyvenime atsitikti, kad aš turėjau visko netekti lygiai per vieną dieną. Tai mano visas gyvenimas, kurį aš tačiau 30 savo gyvenimo metų, subirėjo lygiai per 3 mėnesius, iš jo neliko nieko. Jis prasidėjo rugpjūtį ir lapkričio mėnesį aš jau gyvenau nuomotam bute su mašina pasibaigusi technikinę, mano vaikas sulaužyta ranka, dar sugebėjo iš mokyklos parsinešti utėlių, nežinau kaip, žodžiu, aš neturiu ką valgyti, turiu 60 kg šunį, kuris žiūri, mane nori valgyti, man skambina iš policijos kas antrą dieną, nes technikinė mašina neveikia, kai technikinės nėra, tu gauni baudas ir aš kas antrą dieną gaunu baudą ir man iš policijos skambina, sako, mums atsibodo jums duoti baudas, gal jūs jau pasitraukite tiesiog tą mašiną, o aš neturiu už ką jos nusivilkti, o su jie važiuoti negali, tai turi tralą samdyti ar kažką. Tai va, ir aš per vieną dieną turiu milijonį skolų. Ir taip, per 3 mėnesius pas mane trumpiau, tiesiog aš jau 3 mėnesių, po 3 mėnesių aš guliu lovai, žiūriu lubas ir galvoju, kad man čia reikėtų skubiai numirti, kad visiems lengviau būtų gyventi. Ir visiems iškart lengviau pasidarys, kai manęs neliks. Ir aš tikrai galvoju, dėlioju planą, kaip aš atiduosiu savo dukrą, nes aš tikrai galvojau tuo metu, kad mano vaikui bus be manęs geriau, nes aš jam dabar nieko negaliu duoti, su manimi net valgyti neturi ką. Ir aš guliu visiškoj tokioj būsenoj, su chalatu smirdančiu, nes negaliu išeiti į dušą nusipraust. Aš 24 per valandas per parą guliu lovai. Kadangi Kamilė neina į mokyklą sulaužyta ranka, tai jinai ten neaišku, ko ten užsiminė, žaidžia, ten kiek jai buvo metų. 11, 12. Ir va taip va. Tik tai aš jau turėjau reikia. Tai reikia mano gyvenimą atėjo biški anksčiau ir aš dažnai taip žmonėms sakau dabar, kad ne mes renkamės reikia. Ne mes, bet galiu globalizuoti, ne mes renkamės dvasinę praktiką. Ne mes renkamės tą momentą, kada mes nusprendėm patikėti Dievu, ir gerai gal nueisiu, pabandysiu bažnyčiai pasimelsti. Ne mes renkamės tą momentą. Dievas renkasi tą momentą, kada jis mums paduoda šitą mintį ir suvokimą, nes jis žino, kad mūsų laukia didelis egzaminas ir jisai nori duoti instrumentą visiškam akligatį. Todėl aš visada, kai žmonės ateina į reikia ar užsiėmimus, ar jie vėliau ima iniciacijas, aš jau žinau, kad jų kažkas laukia. Ir jiems visiems reikia duotas terminas laiką, kada jiems reikia sustiprėti, kažką suprasti, nes jie turės laikyti savo egzaminą. Kiekvienas laiko savą, kitokį, bet visiems tai nutinka. Dėl to ne mes renkamės dvasinę praktiką ateina kaip pagalba mums. Tiem žmonėms, kurie tai supranta lengviau, tiem, kurie to nesupranta, ir galvoja, kad jie renkasi čia Dievą praktiką, mokytoją, tai čia jau kitas klausimas. Tai va, ir taip atėjo reikia anksčiau mano gyvenimą ir aš atėjau reikia, kaip ir visi, nes man buvo blogai su sveikata, kažkas dėl santykių, tai standartinės priežastys. Ir aš pasiėmiau tą reikia pakopą, nes aš norėjau pamiegoti ir man nieko ten nereikėjo iš to reikia ir kokia ten dvasinė praktika ir aš atidirbau pirmą reikia pakopą, išsimiegojau ir sakiau viskas, ačiū, gavau ko reikia, viso gero, vartotojiška kultūra. Padėjo, okay. Ir antrą aš pakopą gavau irgi, todėl, kad mokytojas sužaidė mano ego ir sako, klausyk, tu čia turi verslų, ten bizniuką sukie, tai tu nori ten, kad jis plėsusi. Tau antrą reikia pakopą padės, nes vis tiek planuoja vizualizaciją ir taip toliau, jis tiesiog sužaidė ir šau, vainot, aš tikrai čia didybės manė, žinot, milijonų uždirbti. Pas mane buvo planas 40 nedirbti. Matai, jis išsipildė. Tik ne taip, kaip aš įsivaizdavau, bet išsipildė. Jo. Tai, ir aš pasiėmiau antrą pakopą,
O trečią pakopą aš pasiėmiau tada, tai čia buvo net, aš skridau į seminarą. Ir skridau į seminarą ir buvo tokia turbulencija, visas skrydį 3 valandų, tada buvo dar skrydis Vilnius Odesa. Kad, žodžiu, ten buvo nušiuvęs visas lėktuvas, mes papuolėm, žodžiu, audrą su žaibais, su viskuo ir tokia turbulencija, kad tu realiai kaip karuseliai ten lėktuvas pakrenta orų ten kelis metrus, tu kilsteli ir tu taip 3 valandas. Ir tuo metu man atėjo toks suvokimas, kad, žinot, kai tu tada meldiesi, nes visas lėktuvas tada meldėsi, ten buvo tyla, nušiuvus, ten buvo aiškiai girdėt, kaip visi žmonės savo viduje meldžiasi. Ta prasme, aš pirmą kartą gyvenime pabuvau tokioje erdvėje, kur žmonės tokioje vidiniai rimti. Ir nei kūdikiai, nei vaikai, niekas neverkė. Tokia visiška tyla. Ir stiuardesės, stiuardai ten prisisegė, visi sėdė ir tyla. Ir tą minutę, kai aš tyloju, kaip ir visi ten, žodžiu, susikaupus, meldžiausi, ką aš ten mokėjau, aš sakiau, jeigu aš nusileisiu, aš imsiu tą 3 pakopą, kurios man tik nereikia. Ir aš ten prižadėjau, žinot, kaip aš atėjau pas mokytoją ir sakau, pakopos ir jis stovėjo gatvėje, mane kalbinėjo, sako, tu dabar, aš atvažiavau su vaikinu. Žodžiu, kaip toks aprimimas jau po mano visų tų gulėjimo lovų ir taip toliau. Ir mokytojas sako, Monika, kam tau reikia? Gyvenimas pabiškiai tvarkosi, kokį fainą vaikiną turi. Ta 3 pakopa, tau bus blogai. Kam tu čia? Ir aš nesakau, nežinau kodėl, bet man reikia. Ir aš atsimenu, kai šiam sakau, pažiūrėkit man į akis. Jūs sakau, matot, kad aš neišego, ne dėl to, kad man titulo reikia. Sakau, tiesiog reikia, aš nežinau kodėl. Ir žiūrėjo mane, sako, gerai. O jis tuo metu netikėjusio moterim neduodavo 3 pakopos. Nes jos kaip juokaudamas sakydavo, nes po to jos tokios pasidaro, kad baisu jas kam nors vesti. Tai va, kad mažiau problematika. Ir aš gavau 3 pakopą ir kai aš tik tai grįžau, aš gavau laiškus ir subirėjo mano gyvenimas. Aš 3 pakopą atidirbinėjau šitoj depresijai. Taip. Atidirbinėjau ją per 3 kartus. Nes aš ten atidirbinėjau, man ten viena didelė tamsa buvo. O 3 pakopos dirbimas 3 mėnesiai. Ir turbūt tas periodas, aš jį labai su didelė meilė atsimenu, nes tie keli mėnesiai, kada aš nėjau iš namų, vaikščiau su to chalatu ir negalėjau nieko ir neturėjau nieko. Ir tai yra tokia labai maloniai žiauri būsena, kada tu žinai, ko nebedarysi. Bet ką daryti, tu nežinai. Ir ką tu darysi savo gyvenime, tu nebežinai. Tu žinai, kad tu viskas, kaip tu gyvenai iki šiol, tu taip nebedarysi. Viskas, ką tu laikai iki tol kažkokių fundamentų, pamatais, taisyklėm, tvarka, viskas išsiplovė. O dabar taip tuštuma. Tai laukia kažkas prieki, bet tu turi 0 atramų taškų. Tai tokia būsena specifinė, tarsi tave į orbitą taip išmeta. Tu dar sukiesi, dar tave biški žemės trauka laiko, bet viskas, tu sklandi toje orbitoje ir tu nežinai, ar kažkurią minutę ta gravitacija tave paleis ir tu išskrisi į atvirą kosmosą, ar kažkurio momentu tave visgi pritrauks atgal ir tu biški nusileisi ant žemės. Ir tą būseną aš atsimenu labai gerai ir jinai iki šiol labai yra tokia mano varančioji būsena, todėl kad aš žinau, ką reiškia neturėti atramos taškų į nieką. Ir ką reiškia pabiškai juos susirasti remiantis jau į save. Tai čia aš išsiplečiu kaip visada. Tai bandau sutrumpinti. Ir tame momente to nežinojimo, viskas, ką aš turėjau reikia. Tuo momentu su manim nieks nekalbėjo, mano problema buvo tokia didelė, kad žmonės bijojo su manim šnekėti. Aš ir baisiai atrodau. Žmogus neturi man ko patarti, nes niekas nėra išgyvenęs to, ką aš gyvenau. Žmonės tada pradeda tarsi slėptis, nes jie, kuo aš tau galiu padėti, nes ką tu pasakysi, viskas gerai, koks viskas gerai, ta prasme. O ta problema, kurią aš turiu ir pinigų suma yra ne tokia, kur tu gali pasakyti, 100 eurų, jie manęs irgi negelbėja. Tai žmogus turbūt iš savo žmonės, visi iš savo to negebėjimo, ta prasme, aš likau viena realiai. Ir mano šeima neliko, nieko neliko, tokia tuštuma ir kitų žmonių neliko, aš turėjau reikia. Ir aš turėjau daug ilgų pokalbių su Dievu, nes aš vis tiek jėgų neturiu, tai aš ten atsisėdavau, taip užsimerkdavau. Ir aš eidavau su Dievu kalbėtis, frustraciniai savo būsenoj, baisioji, geroji, bet aš turėjau su juo milijonus tūkstančių dialogų, dabar aš jiem tiek neturiu laiko, kiek aš turėjau tada. Ir va taip viskas pradėjo suktis ir 2 lemiami momentai, kaip čia viskas išsirutuliojo. Pirmas lemiamas momentas, kad atvažiavo mokytojas ir aš netyčia sugebėjau išlipti iš lovos ir pas jį ateiti.
į mokyklą, jinai netoli buvo. Ir jisai buvo tas vienintelis žmogus, kuris mane be žodžio apsikabino. Jis manęs nieko neklausinėjo, pirmas buvo klausimas, aš noriu tau duoti pinigų, bet tu iš manęs jų neimsi. Ir aš sakau taip. Ir antra jo frazė buvo, kad tau dabar skauda, nes visiems tavęs gaila. Ir aš sakau taip. Ir sako, tai tu savo silpnybę paverš savo stiprybę. Ir aš ją klausiu kaip. O aš nieko neturiu, viskas. Aš žemiau dugno, žemiau plintuso, blogesnė už visą šitą žemę. Ir jisai sako, tai, kad tu pragyvenai, yra labai didelis resursas, tik tu jo nevertini. Ir tu viską sureikia iš tikrųjų praėjai ir tu žinai. Tu sutvarkai sveikatą sureikia, tu sutvarkai finansus sureikia. Tu pasikėlė verslus sureikia, tu žinai, ką daryti sureikia, tu viską žinai, tu turi praktiką. Ir sako, dabar tau blogai, bet įsivaizduok, šitą žemę yra tūkstančių žmonių, kuriam yra labai blogai, bet jie neturi reikia ir jie nežino, ką daryti. Ir va, tu eik ir jų gailėk. Ir tai buvo antras punktas. Ir trečias punktas, kur aš nuėjau netyčia irgi aš taip susipažinau su Sergejum, ir kuris man pasakė, pažiūrėjo mano ten tą natalinę kortą ir sako, rytoj bus tau dar blogiau. Ir man tai buvo tas, mano sąmonė nebegali pamiršti, kas blogiau. Blogiau gali būti, kad mano vaikas numirs, nes aš nieko neturiu, vaiką turiu, brolį turiu, tėtį turiu. Tas tėtis toli kažkur, brolis irgi, tai kas, tai vat viskas, vienintelis vaikas, nes yra dar kažkas, ko aš galiu netekti, yra mano vaikas, viskas. Ir man tai buvo toks spyris į subinę, aš kad aš galiu sėdėti, gailėti, laukti, bet negaliu laukti. Ir tada ėjo į trasą visos reikia knygos, visi darbai su karma, visos planetos, aš praktiškai save kėliau iš tos dabės, nes pas mane buvo vienas impulsas, kad aš blogiau neleisiu įvykti. Bet iš principo, jau viskas, bet šito blogiau nebus. Aš jau daug leidau, bet blogiau nebus. Ir taip viskas pradėjo dėliotis į vietas, o klausimas nebuvo tavo tolimesnis, tai, žodžiu, viskas baigiau. Nežinau, ar atsakiau į klausimą. Atleiskite, aš pasiklystu. Aš norėjau galbūt pasitikslinti. Tai tas rugpjūtis, kai tu įkritai į krizę iki lapkričio, ir po to, aišku, irgi sekė toliau, bet ir tas skrydis į Odesą, tai čia buvo... čia buvo prieš. Aš išskridau, gavau 3 pakopą ir kai aš grįžau į Lietuvą, atsisėdau savo bare Vilniaus gatvėje, žodžiu, užsirakiau cigaretę, pasidariau savo kavos. Ir kol aš sėdėjau pusryčiavau, atėjo žmogus, pasakė, kad aš žinau, 2, 3, aš gavau laišką, nuomos sutartis nutrūko, tai per vieną dieną. Bet tada aš laikiausi, aš dar mėnesį, aš dar bilinėjausi, teismai, visa kita, bet spalį aš jau nebeturėjau niekam jėgų ir lapkritį aš jau gulėjau. Čia grinai buvo, gavai 3 pakopą ir... Taip, bet jums, kas ruošėsi 3 pakopai, nereikia galvoti, kad tai yra susiję. Tikrai. Bet čia galbūt ką ir sakai, kad truputėlį, kad tave ruošia, tave ruošia ir nežinai kam ir būtum to neturėjusi. Taip, tai aš tai taip ir taip žiūriu, mano širdis jau jautė viską anksčiau. Iš tikrųjų, mes visi turim, aš kai žiūriu atgal, dabar rame širdim jau tokia. Aš visus metus iki tol, kai taip ateidavau darbą, ateinu į savo barą, žiūriu jį ir man toks aišku širdį, taip susitraukia jausmas ir aš žinau, kad aš po metų to neturėsiu. Tu žinai, kad kažkas miršta, bet ta baisiaja pusė ir tu geni tas mintis. Ir man visus metus jau buvo tų signalų buvo tūkstančiai. Ir kai jau tai atsitiko, iš tikrųjų, jeigu taip jau sąžiningai, kai nustoji savo meluoti, nors tu neturi ką kalinti, nes tu žinojai, kad tai bus, nes viskas, kas tau signalizavo, kalbėjo būtent apie tai. Ir kitas žmogus, kuris nebūtų toks, tas toks kalų galva į sieną, tas vinis kiek reikia, jisai būtų stabtelėjęs anksčiau. Arba išsigandęs ir, pavyzdžiui, jau padaręs kitus veiksmus ir nuėjęs kitų kelių. Tai jeigu net 3 reikia pakopą, kurią aš turėjau atidirbti, mano pareigos jausmus, kurią aš turėjau atidirbti, kur aš dariau labai daug praktikų, tai aš irgi nežinau, kokio aš situacijoje būčiau dabar. Nes 3 pakopa kalba apie mentalinės vibracijas, o jeigu aš būčiau turėjęs 2 reikia pakopą, emocinėse vibracijose, tai aš nežinau su savo tuo astralu išbujojusiu, kur aš būčiau dar ką sugriovusi. Tai mane ir išgelbėjo ta struktūrizacija, kur aš tiesiog bukai savo, aš 1,5 metų prieš atsimerkdama rytais, taip atsibundu, bet dar specialiai neatsimerkiu. Aš savo pradėdavau 1000 kartų sakydama, šiandien pati geriausia diena mano gyvenime.
tu jie netikė, nes, tarsi, nieko gero nėra. Bet aš tiesiog savo kartodavau iki tol, kol aš drąsiau galėdavau atsimerkti. 1000 tokių mantrų, kiekvieną rytą, 1,5 metų, daugiau turbūt. Ir tas ketinimo jėga, kuri yra 3 pakopoje. Aš žinau, viskas savo, kad nėra šiandien laimingiausia diena, bet ta ketinimo jėga, jinai lašas po lašo sudėjo visai kitokią struktūrą. Ir labai įdomu, iš tikrųjų dabar tu kalbi, kad tave ruošia ir ką tu papasakoji, kai tu atėjai pas mokytoją prašydama 3 pakopos ir jis sako, ne, o tu jauti. Tai čia gal irgi buvo toksai kaip ženklas, nes tu pajutai ir tas skrydis, viskas čia yra ne veltui. Taip, aš taip ir žiūriu, kad viskas taip ir buvo ir jisai irgi tą pajuto. Jis bandė mane kalbėti žmogiškai, tėviškai, kam tau reikia, dabar tau viskas tvarkoja, čia viskas sukie, kam tau rautis ant naujos problemos, kaip sakant, nes atidirbėjimas, čia reikalai, visa kita. Bet jisai nebūtų sutikęs, jeigu jis būtų pajautęs, tai aš sakau, jam pažiūrėkit man į akis. Tai aš tą priminį, nes aš žinau, kad jisai būtų pamatęs, jeigu priežastis būtų nenuoširdė, o kažkokia kitokia. O tai ar ta Monika, kuri atėjo, atrado reikį, čia kalbu visiškai tas toks pirmas, kai tu įžengėjai, kas tuo metu tai buvo, ar pro kažkokias duris, ar jinai buvo dvasinga, ar jinai turėjo Dievą už nugarį, kaip tu dabar sakai dažnai, ir koks buvo santykis? Jokio. Jokio santykio. Aš su Dievu, jeigu ir turėjau santykį, tai turėjau konfliktinį santykį. Aš esu nekrikštyta ir tais laikais, dabar jau ne taip, bet anksčiau dar tikrai buvo tas dalykas, kur žmonės realiai pokalbio metu tau galėdavo sakyti, tu krikštyta? Kažkaip dar anksčiau būdavo toksai, kad normalu yra paklausti. Ir dabar jau taip nėra, bet anksčiau, ir kai aš pasakydavau, ne, aš nekrikštyta, mane užpildavo lavina ir aš galiausiai iš to bzicho tokio, kur man užnisa, kad man pradeda aiškinti, kaip aš pateksiu pragarą, numirsiu ten pirminę nuodėmėlę, nuplauta. Aš eidavau tokią diskusiją ir aš pradėdavau su žmonėm diskutuoti iš tos pozicijos, kur, tai tipo, jūs norit man pasakyti, kad, sakau, visi tie žmonės, kurie gyvena kaip paskutiniai šikniai, o aš tai dar normaliau, jie įsirojo, aš eisiu pragarą, čia jūsų Dievas apie tai, ir žmonės tai taip, ir taip toliau, ir tada tie žmonės man formavo kažkokį santykį tą Dievą, ir man tas Dievas kažkoks debilas, kuris prisigalvoja durnų taisyklių ir jeigu tu nepadarai kažkokio mažyčio ritualo, jisai tave už pačius geriausius darbus vis tiek siūs į pragarą. Žinot, tas toksai, kaip žmonės, tas toks santykis, jis primityvus kartais būna. Taip ir taip. Tai aš greičiau tada ant to Dievo pikau. Pikau už blogus dievus, už blogą vaikystę, už tai, kad jis man neduoda visko, ko aš noriu, už tai, kad gyvenimas netoks, kaip man reikia. Visiškai standartiškai kaip ir visi. Tai santykio aš turėjau 0, dialogo su Dievu aš turėjau 0. O jeigu ir buvo mano dialogas su Dievu, tai jis nebūdavo tiesiog, jis būdavo per pokalbį su žmonėm apie kažkokį Dievą, kaip pasakoju, turiu savo draugę Viktoriją, su kuria bango balkonuose gerdavom valandom kavytę ir jinai iš juoko mane terorizuodavo apie Dievą ir pasakodavo savo patirtis ir aš atgal jai kasdavau. Mes taip dviese draugiškai viena kitą pauškandžiaudavom. Ir tai greičiau buvo toks santykis. Tai iš viso jokio, kalbant apie tai, kad ar aš iš viso susimastydavau ir yra kažkas daugiau. Tai pirmas žingsnis, kai aš supratau, kad mokslas, fizinis pasaulis, materialus yra ne viskas, kai aš susirgau ir kai man medicina kilstelė rankom ir sako viskas, antidepresantai ir gyvenk taip toliau. Ir aš taip ir klausiu savo daktarą, tai čia viskas, ką jūs galit? Ir jis sako taip. Ir man tas buvo pirmasis toks šokas, kad, nes aš iki tol gyvenau kaip visi galvodama, kad medicina yra normalu, daktaras viską išgelbės, viską padarys, viską atsakys. Ir tada su tuo nusivylimu, kad pasirodo, nukrito ta iliuzija, kad pasirodo ne viskas. Ir tada ta tokia pabiškė ir ten pradėjo suktis ta mano kelionė. Ar buvo tuo metu kitokių praktikų, ar bandėjai terapijas, kažkokias praktikas, atminėjai kundalinį? Kai man prasidėjo migreniai skausmai, kurių metu aš negalėdavau nieko matyti, jie praeidavo ir aš nieko nebematau, kažkas ant smegenys atsijungdavo ir aš nieko nematau. Ir aš susitikau su tą pačią draugę Viktoriją, mes susitikdavom su ją parūkyti kavos pagerti ir jinai man žiūri mane ir sako, Monika, viskas. Sako, tavo siela, palieka tavo kūną. Arba tu kažką darai, arba tu mirsi, žinau. O man jau taip blogai,
Aš miegot noriu, man nemiga ten, aš jau nemiegu kiek laiko. Ir aš jai sakau, nu gerai Vyka, ar ta tokia neviltis buvo, kur, nu, tipo, neturiu ką prarasti, aš pamiegot noriu. O miegot, jeigu tai padės, aš pamiegosiu, valio, o jeigu nepadės, aš jau vis tiek buvau nusprendus, kad aš psichuškę pati užsirašysiu savo norų vaistukų pagerti, kad pamiegoti. Tai aš jau tokia būsenai neturiu ką pravest, man žmogus sako kažkokį briedą, bet, nu, why not. Ir aš sakau, gerai Vyka, davai sakau, come on, rodyk man, kur eit, pas ką ir taip toliau. Ir jinai tai buvo jai toks džiaugsmas, žinau, kaip pagaliau. Ir aš pavaikščiau visur, kur jinai mane siuntė. Viešpatį apsaugok. Žinokit, aš buvau ten, kur aš važiuodavau į Žvėryno rajoną pas tokį dėdę, kuris yra aklas, pasibūtė visada prietema. Jisai vienu metu Lietuvoje buvo labai žymus, ten kažkoks ekstrasensas ar kas, jis ten per teliką įrodys, gydydavo žmonės ir taip toliau. Ir jis apakęs yra, ir jis supratęs yra, kad viską, ką jis darė, yra satanizmas. Ir jis dabar yra atsivertęs į tikėjimą ir jis tokiu būtų pas 2 kambarių tamsa, jis saklas, jiems šviesos nereikia. Ir jis sako, viskas, tave paėmusi tamsa ir skaitydavo man Bibliją. Aš tik tokių patirčių turėdavau, o patas skaitydavo, duodavo man tu dabar skaityti. Ir aš skaitau. Ir, žodžiu, aš labai įdomiose vietose pabuvau ir čia buvo ta, kur aš pavaikščiau visur, kur mane siunčia. Ir aš dalindavausi, su kuo su jie, visokiais įspūdžiais ir taip toliau. Ir visi man iki vieno sakė, kad viskas mano dūšia parduota, aš jau viskas, jau mirsiu. Nieko nebus, visi tvirtina, kaip susitarė. Ir galiausiai po kažkelinto karto, ir aš tą žiūriu, jis pravadintom akimi visą tai žiūriu. Bet aš toks sąžiningas žmogus, jeigu sutikau, tai aš pasirašau. Ir mes kalbamės ir sakau, žinai, Vyka, jinai vėl kažką, dabar pabandyk čia, žiūrėk, gal ten to. Ir sakau, žinai, Vyka, aš niekur nebeisiu. Sakau, aš supratau vieną labai, sakau, man regis tokį svarbų dalyką. Gal tas, o man žodis dvasingumas, jis tuo metu apie nieką. Toks, tuštė frazė, toks žodis, žinai. Sakau, gal tas, sakau, tas tavo dvasingumas, jis, sakau, yra, bet jis greičiausiai yra kažkur Olose, Himalajuose, man gal kokį ten vienuolį atsiskyrėlį, ten į Olas, gal man kažkur galima tikrai rasti, bet jis netaip lengvai randamas, kaip tu man pasakoji. Sakau, nes aš matau A arba komerciją, B arba psichiatrija blogesnė už mano, ta prasme, šuzan, ta prasme, ir kaip galima nuo to tikėti, ką tu darai. Ir sakau, aš nebevaikščiosiu. Sakau, nes man, nuo to tik dar blogiau. Aš, kai visą tai matau, aš iš viso galvoju apie ką tai. Sakau, tai aš dar, sakau, nelabai noriu nusivilto dvasingumą, tai paliktų man tą. Ir jinai taip susinervino ir labai labai supyko, jinai taip susinervino ir sako, žinai ką, jeigu tau čia autoritetai ir viskas, kas čia vyksta, ir tu čia visus taip leidi savo nurašyti, ir tu galvoji, kad tu geriau žinai, ten išvadino mane egoistė, egocentrikė, bedievė, ten, bedvasė ir taip toliau, vaik, reikia tenais, gauk iniciaciją ir sėdėk su viena namie ir medituok ir kalbėk su Dievu. Ir man, aleliuja. Sakau, taip galima Vyka. Ir taip, ką tu nežinai, sakau, nežinau. Sakau, tu ką apie reikį nežinai, sakau, nežinau, sakau, visi žino apie reikį. Aš pati turiu ten 2 reikį pakopęs, anai gavau. Sakau, ir aš ten grįžau namo ir man net seilės tysta. Kaip fainai, ir aš ten googlinau labai ilgai, ieškojau, žiūrėjau fotkės, skambinam žmonės, aš patirties jau turiu ir kai man pakelia ragelį, Aliona, patiena, aš dedu, net nekalbu, tuo metu dar mobiliako. Ir aš ten fotkės žiūriu, ten žmonių tikrinu, nes aš jau skanuoju, nes man jau baisu, kad aš pateksiu pas kažką tokio. Ir va taip, aš matau kažkokią indišką reikį mokyklą, Pranciškonų gatvį, galvoju, pabandysiu paskambinti. Ir pakėlė vyras, kažkaip labai ramiai išlaikytai, ten man neuronų visų nervinų, ten galūnėlių nesunervino labai. Ir sakau, man reikia iniciacijos, sakau, kada galiu ateiti, man reikia dabar. Jisai sako, užeikite, sako, be 15:06, aš čia Pranciškonuose jogą vedu. Gerai, aš galvoju greitukų, be 15:06 padarbu, gaunu iniciaciją, namo kalbėti su Dievu. Ir aš ateinu įsivaizduok mano nusivylimų, jisai sako, neduodu aš iniciacijų. Sako, aš čia jogą vedu, čia atvažiuoja toks indusas ir jis čia duoda kartais iniciaciją. Ir aš su juo labai aišku, aš nieko negavau. Andrius iki šiol į mane kreivai žiūri, man regis po mūsų pirmųjų tų pažinčių, mes po to daug metų bendravom. Ir aš turėjau atkentėti tos 2-3 mėnesius, man buvo padaryta diagnostika, aš turiu tą diagnostiką, kuri buvo daryta daugiau negu prieš 10 metų, kad žinotumėt, kokį subdeitą gaunu. Anksčiau būdavo 4 eilutės, aš kažkada neseniai radau, tai pasižiūrėjau.
Va, padarė man diagnostiką kažkaip atėjau, man dar kartą pasakė, kad aš numirsiu ir viskas man baigta. Rimtai. Ir kad suprastumėt, koks įdomus vedimas. Ir tada atvažiavo tokia viena reiki meistrė, kuri man atsisakė duoti iniciaciją, sako, tau reikia nebepadės. Ir jinai mane išvarė. Aš tuo metu turėjau grožio saloną, atsimenu, po administracinių stalų, ten laidinį telefoną pasiėmus, palindų žliumbiau, Viktorija, viskas tai jo man darys. O po to atvažiavo mokytojas, aš nuėjau pas tą indusą, atklausiau paskaitos ir buvo tokia įdomi situacija, jisai ten paskaito daug labai žmonių, žinot, kai jis anksčiau ir online nėra gyvai visi. Tai didelė salė, daug žmonių ir jis per pertrauką po paskaitos paima ir atsisėda prie manęs. Va taip, tiesiog iš oro, ir atsisėda. Ir aš žiūriu jis į mane. Ir jisai sako, nu ką, skūnė, tai jau pažiūrėti, sakau, jūs man irgi neduosit reikia iniciacijos. Jis taip mane pažiūrėjo, kodėl neduosiu? Duosiu, pasilik. Ir aš tą provokaciją tokia, jisai, kodėl, duosiu. Ir po to jau, kai jau daugiau praėjo laiko, po to, kai aš buvau pirmą pakopą, aš dirbau, aš labai tą pikau, galvojau, kaip čia reikia meistrė galėjo mane atstumti ir kaip čia, žinai, visi ten sakė ir kokie visi niekšai. Bet po to man atėjo toks labai geras supratimas. Aš supratau, jeigu tada bent kas nors būtų norėjęs man padėti ir būtų mane gelbėjęs, aš būčiau pasilikus toje aukos pozicijoje, kokia aš vargšė. Ir aš nebūčiau iš jos išėjusi. Tai yra tik tai, kad mane atstumė daug kartų ir mane išvarė, man įjungė tą, ne, aš iš principo gausiu. Jeigu man būtų iškart sutikę duoti iniciaciją, aš dar būčiau galvojęs, jūs irgi čia visi durniai, žinai, nes aš tokia protinga. Tai tas, kad mane čia talžė, galiausiai tą sukūrė tokį, kur, man būtinai reikia. Žinai, Dievas mane apgavo tam, kad aš padaryčiau tą, ką aš turiu padaryti. Per visus tuos žmonės jisai su manim bendravo būtent taip. Tai va, tai nežinau, vėl ar atsakiau klausimą. Bet aš paturėjusi su daug patirčių, su visokio įvairaus tipo plauko, žmonėm, dvasiniam praktikom ir dar tai, kad aš daug metų tai po to kažkas bandė konsteliacijos. Tai aš visus tą popurį, kaip aš vadinu, tą tokį, kur jau toks standartas dvasinių praktikų šių dienų, tai aš esu praėjusi jame prisilietus, sudalyvavusi, pabuvusi, Dievas davė man susipažinti ir Dievas davė man smegenų, ačiū Dievui. Toliau aš susilaikysiu nuo visų komentarų. Kažkodėl pagalvojau, kai pasakojai savo istoriją, apie Agnę, su kuria irgi kalbėjom, ir jinai pasako, kaip jinai atėjo į mokyklą ir jinai sako, aš buvau taip pavargus nuo tų visų moterų ir aš pamačiau, kad vyras indiška reikia mokykla. Ir galvoju, pagaliau vyras, sako, ir ką man ateinu? Monika, moteris. Bet kažkodėl pasiliko, tai man kažkaip panašiai, irgi kai tu atėjai, galvoju, gausi reikia iniciaciją, gavai ir negavai to, ko norėjai. Ir tada vis tiek. Tai vadinasi ne taip viskas, bet pasilikai ir toliau ėjai, toliau patikėjai. Mane kokius 4 kartus yra išvarę iš mokyklos, žinau. Mažiausiai. Tai čia, žinai, irgi tas toksai, kur kaip vaikas, ar apskritai pas mus yra, jeigu mes gaunam kažką per lengvai, tai mes irgi nevertinam. Ir ne tik tu turi suprasti vertę dalyko. Tai, ką mes uždirbame sunkiai, mes tą vertinam. Iš principo, jeigu aš kažką praėjau mokymosi procesą, aš tą dalyko vertę suprantu. Ir net jeigu kitas žmogus sakys, kad tai, niekas, jau tavęs niekas nebeperkalbės, tu turi savo patirtį. Dėl man, pavyzdžiui, mano patirtis yra jau tokia sureikia, kad man gali ką nori žmonės šnekėti. Aš tai sunkiai užsidirbu, aš turiu rezultatą. Ir aš nežinau, sakant, nenoriu rautis ant, provokacijų dieviškų, kad patikrintų, bet aš nežinau labai taip, ar gali kas nors atsitikti tokio, kad man būna žmonės filmukų siunčia apie reikį, kaip ten visą kitą, aš jas labai įdomiai pažiūriu, ten visokių ten baisių, kaip ir apie krikštus ir taip toliau. Nėra tokio dalyko, kuris mane įkalbės, kad reikia yra blogai. Aš galiu sutikti, kad ne visi reikia praktiką supranta. Aš galiu sutikti, kad ne visi praktikuoja reikia tuo metu, kai tai vadina reikia. Aš galiu su viskuo sutikti, bet aš niekada nesutiksiu, kad reikia praktika yra blogai. Aš nežinau, ar aš pati iki gyvenimo galo praktikuosiu reikia. Nežinau, gal rytoj nusileis man ten kanalas koks dar 16 kamuolių ir aš sakysiu, žinot, aš dabar supratau, aš nežinau.
Aš nežinau, ar aš šitoje praktikuosiu reikia, gal man trenks kokią plytą per galvą ir aš uždarysiu mokyklos duris ir sakysiu, čia viskas nesąmonė, Dievo nėra. Aš negaliu už save atsakyti, aš nežinau. Bet aš tikrai žinau, net jeigu aš tai pasakysiu, tai man kažkas negerai, o ne praktikai kažkas negerai. Tai su žmonėm visko gali būti. Žmogus vienintelis šito žemė viską gadina. Bet tas sunkus įdirbis ir kai tau sako neišeis, bet tau gaunasi, kai tau sako negalima, bet pasirodo galima, tu įgauni tą resursą, kur tu žinai. Ir kai man, pavyzdžiui, žmonės ateina, sako, man reikia nepadeda. Arba aš dariau tas praktikas ir man nereikia. Man nėra abejonės, kad čia nereikia. Aš 100% žinau ir ieškau problemos pas žmogų, ką tu darai ne taip, kad reikia nesiteikia pas tave ateiti ir tau padėti. Manęs jau neišgąsdins žmogus, kuris sakys, čia gavau iniciaciją ir man nieks nepasikeitė. Netikiu. Tai kokie buvo tavo gyvenime tokie stipriausi potyriai, kai tu supratai, nes vat ir minėjai prieš tai, nei Dievo nebuvo tavo gyvenime nieko, ir kada tu ir patikėjai reikia ir patikėjai Dievu. Ar atsimeni tokius? Tai vat visas tas mano depresyvusis periodas, jis ir buvo vienas didelis, tai vadinasi, giliuose dvasinėse praktikose mistinės patirtis, kurios yra tik tau, tik tu jas supranti. Ir net jeigu tu jas pasakoji, aš pabandysiu keliom pasidalinti, kitam žmogui tai gali būti, sutapimas, čia atsitiko tiesiog. Dėl to kiekvienas žmogus, kuris daeina iki tikėjimo, iki to tikėjimo žinojimo, jis praeina tam tikrą kiekį, tam tikrų mistinių patirčių, kurios yra tik jam ir tik apie jį. Todėl retai žmonės ir dalinasi tie, kurie jas yra praėję, nes jau žino, kad, ką tu be pasakosi kitam, tai nelabai kažką. Kitas supras. Tai vat visas tas periodas buvo vienos didelės labai gilios mistinės patirtis. Pavyzdžiui, šitą kartais irgi papasakoju. Kaip aš vienoje iš savo tų gilių maldų, nes man kažkaip reikia spręsti problemas. Ir aš tam vidiniam savo dialogė, kokios ten Dievas su manimi nesikalbėjo, aš pati su savim kalbėjausi. Aš sakau, kaip man spręs, aš nežinau, kur eit, ką daryti, nieko nežinau. Ir mano viduje, aš tokį viduje padariau susitarimą, kad tuo metu dar net nebuvo filmo Yes Man, jis apie mane yra. Aš su Dievu, bet jis apie mane ir apie visus žmonės, kurie tai praėjo. Filmai irgi yra neveltui kuriami. Aš padariau susitarimą, sakau, Dieve, nuo šiol aš viskam sakysiu taip. Nes aš kitaip nežinau, kaip su tam kalbėti, tu viską, ką man duodi, aš viską priimu. Tarsi visiškai, va taip naviguok mane aklą. Ir mano viduje įvyko tokia gili priesaika, kad viskas, ką tu man pasakysi, aš daugiau niekada nesakau ne ir viskam sakau taip, kas tai bebūtų. Ir čia aš pabaigiau medituoti, nuėjau ten kažką daryti ir man skambina iš mokyklos administratorė, skambutis. Ir ko jinai man skambina. Ten vrednumo žmogus neišpasakytas. Tu toks, su kuriuo aš mažiausiai norėčiau šnekėti, žinot, kai dar viskas blogai iš viso. Bet aš taip nebūčiau kėlus ragelio, bet aš ką tik Dievui pažadėjau ir ką aš darau? Keliu. Aš keliu ir jinai man sako, žinai, Monika, aš atsimenu, tu turėjai grožio saloną, davai nudažyk man plaukus šiandien. Vis dėlto man gyvenimas grūna, aš jas neturiu ką, aš net ramunėlio arbatos, ten paskutinė kažkokie 2 pakiukai, ta prasme, ir dar vesi žmogų namus, aš, viskas, aš nieko nenoriu matyti ir dar, čia nedraugas, žinai. Ir man kas verčiasi liežuvis, pasakyti ne, bet aš ką tik pažadėjau čia šviežiai. Ir aš sakau, gerai, Ramūnė, atvažiuok. Žodžiu, ir jinai atvažiuoja. Aš ramunėlių paskutinį arbatai padarau tą pakiuką, žodžiu, nudažau jais tos plaukus, sukandus dantis, su jie kalbuosi, vis tiek privesės. Ir jinai jau išeina, ir aš taip galvoju, užsidarys duris ir aš vėl galėsiu savo ramiai mirti. Ir jinai jau apsirengė, jinai, žinot, žmogus pro duris jau viskas išeina, tau nugarą atsuko. Ir jinai staiga paskutinę minutę atsisuka atgal. Atsidaro tašį, išima piniginę, atsidaro piniginę, ištraukia 20 eurų ir deda man ant koridorių staliuko. Aš sako, pagalvojau, kad, tu vis tiek čia dirbai 3 valandas, tau ant saldainių. O man čia ne ant saldainių, aš ryte sėdėjau ir aš nežinau, ko aš vaiką vakare maitinsiu, aš nežinau, ko jis valgys. Ir man, kai atsistoja tie 20 eurų, aš suprantu, kad čia ne apie ją. Aš suprantu, kad Dievas man dabar davė valgyti. Ir man tai buvo visiškai gili mistinė patirtis, kuri mane labai užmotivavo toliau laikytis to principų ir su visko sutikti. Šita patirtis man buvo toks gilis, toks gilis, kuris padarė absoliučią transformaciją mano visiems kitiem elgesiui. Ir tai, kad ir vėliau, ir dar kelių dienų bėgėje man paskambino keistas žmogus su akcentu, kuris sako, ar darote seansus ligoninėje atvažiuojate. Ir aš su halatu ten, žodžiu, skuduru ploviau ką tik grindis ir sako, gal jūs paimti su automobiliu pirmadienį.
atvažiuokite į Santariškes. Ir aš būčiau sakius, nes aš seansų nedariau, nelabai praktikavau seansus, aš važinėjau į seminarus, ten rinkau žinias, praktikas, bet kad aš kažkam daryčiau seansus, ne, reikia praktika buvo man, tas egoistiškas stilius, apie mane, man spręsti klausimą. Ir kai aš atvažiuoju į ligoninę Santariškėse ir mane pasitinka kostiumuoti dėdės ir paaiškėjo, kad aš atėjau į ligoninę pas Turkijos ambasadorius vyrą, kuris dabar miršta. Ir mano visas vidus sako, eik iš čia, bet aš Dievui pažadėjau. Ir aš atsistoju pasilieku jam daryti seansą. Ir jeigu aš nebūčiau pasilikusi, tai ir su to žmogumi įvyko visas irgi atskiras mistinė patirtis, kur jis pirmadienį turėjo mirti, penktadienį išrašė iš ligoninės. Ir aš neėmiau pinigų, manęs klausė, kiek ten jūs imsite pinigų, tą oficialį, tą palydą, visą kitą, ambasadorė pati atėjus, visą kitą, o aš sėdžiu viduje galvoju, kaip mane į kalėjimą pasodins jau dabar jau tikrai, čia bus nebaudžiakas, čia bus tarptautinis skandalas, smegenis viską daro. Ir po savaitės, kai jie sako, tai vis tiek mes norim su jumis atsiskaityti, aš sakau, nežinau, kiek nori, tiek duoti. Ir jie man duoda labai didelę pinigų sumą, ten virš 1000 eurų, kas man dar vakar turėjo mane išmesti iš būtų, aš nežinau, kur aš eisiu gyventi, nes aš neturiu už ką nuomą mokėti. Tai man dar viena didelė tokia, labai didelė mano vidinė misinė patirtis. Ir tos žmonės man, aš nežinau, kokią aš gerą karmą turiu su Turkija, nes daug labai žmonių, man artimų mylimų arba gyvena Turkijoje, arba yra iš jos. Tai aš su ta šeima, aš, kaip sakau, labai Turkijoje praleidau daug metų, nes aš važiuodavau pas jos ambasadą. Tai šių žmonių dėka egzistuoja mokykla iš principo, dėl to, kad aš važiuodavau ten 2 kartus per savaitę, jie mokėjo labai didelius pinigus, ne todėl, kad aš prašiau, jie patys taip sugalvojo. Kiek reikia, kad tu atvažiuotum? Sakau, nežinau, 30 eurų plus kūras. Ir aš ten ateinu ir jie sako, va, tau 100 eurų, čia tau plus kūras. Jie patys sugalvodavo. Tai jų dėka iš tikrųjų ir jie stovi mano garbės lentoje absoliučioje, egzistuoja mokykla, dėl to, kad tų pinigų dėka aš galėjau išlaikyti save ir savo vaiką. Ir tuos seansus, kuriuos aš ten darydavau, po to jau atsirado pirmosios mažytės patalpos Kaune, ten aš iš tų seansų neimdavau ne cento, ne pinigų, jie pasidengdavo mokyklos nuomą. Tai jeigu ne šitie žmonės, kurie realiai man mokėjo daug metų atlyginimą, mokykla per tą laiką ne tik, kad atsirado, bet sutvirtėjo, užaugo, pradėjo galėti save išlaikyti ir taip toliau ir visą kitą. Tai aš tokių, jeigu pasakot tas mistinės patirtis, tai pas mane jų milijonai ir dabar aš visais kiekvieną dieną po 10 kartų per dieną matau. Bet yra tokie kertiniai akmenys, kurie visą tai pastatė. Tai man Dievas yra ne tik, kad aš ten pasikalbėjau ir kažką, jis man yra absoliučiai fizinė materialia forma, tik jeigu tu nusiteikęs esi jį girdėti. Tavo pasakojimas man labai primena, tikiu, tokių knygų yra daugiau ir istorijų, aš pati skaičiau ir mane labai kažkaip keletą kartų skaičiau, vieną kartą neužkabino, antrą kartą buvo, wow. Tai Michael Singer yra toksai ir irgi jo buvo panaši knyga, kaip jisai pasakė, nuo šiol aš sakau tik tai yes, viskam ir labai panašiai kaip ir tu, ir kaip jisai iš visos krizės tokios ir kiek ir jisai verslų sukūrė ir visko, vien tik sakydamas taip. Tai aš dabar sėdžiu ir galvoju, ar čia toksai, nežinau, kaip pratimas, kurį rekomenduotum daugumai, ar čia visgi turi priaugti prie to? Aš manau, kad tam, kad šitie pratimai veiktų, jie turi būti nuoširdus, o tam, kad jie būtų nuoširdus, žmogus turi prieiti tam tikrą liepto galą, absoliučią krizę ir nevilties tašką. Jie neveikia iš saugumo zonos. Kai aš sėdžiu saugiai ant sofkutės, čia, turiu santaupų 6 metam, galiu nedirbti, čia tada gaunasi, aš iš saugos zonos, aš apgaudinėju Dievą. Aš iš tikrųjų nieko neprarasiu, bet Dieve, aš tau sakau taip. Tai veikia tada, kada tu iš tikrųjų turi viską, ką prarasti. Ir Dievui kitaip su tavimi ir nėra įdomu žaisti, nes jeigu ta, kaip čia rusiškai statymas nėra vienodas iš abiejų pusių, tai tada kokia iš jo yra prasmė? Jeigu aš statau paskutinius 10, o tu turi 1 milijoną, tai ta prasme. Tai veikia tada, kada mes pasiekėm tam tikrą nevilties tašką. Tai ar turim save statyti tokį nevilties tašką? Pasakysiu nepopuliariai, bet taip. Ir kuo dažniau, to geriau. Kitaip nėra prasmės. Tai čia gal iš čia irgi ateina tas toksai, gal kažkiek jau nuvalkėtas, statyti save į nekomforto zoną. Taip. Ir mums atrodo, kad šitą nekomforto zoną. Bet tai čia ir yra ta, dar čia jau tokia jau
grina visiška nekomforto zona, prarasti ar tai pinigus, ar kažką padaryti, kad jau... Bet nekomforto zona nebūtinai, kad yra iš tikrųjų fizinė grėsmė. Kartais nekomforto zona tiesiog mūsų galvoja. Kažkam nekomforto zona su halatu nueiti iki parduotuvės. Ir jam tai yra tas pats, kas kitam statyti savo paskutinį milijoną. Nekomforto zona kiekvienam yra visiškai skirtinga. Ir dažnai mūsų vidinė nekomforto zona, jinai ne iš tikrųjų apie tikrą problemą, o jinai apie įsivaizduojamą. Ir tas šiuo atveju išeiti iš komforto zonos, tai išeiti iš to, kaip aš esu įpratęs. Pavyzdžiui, išeiti žmonėm iš darbo yra labai didelė nekomforto zona. Nors iš tikrųjų jam negrėsė nei badas, nei maras, nei niekas, kas išėjai į darbą. Padėjai prašymą, rytoj išėjai. Žmonės net įsivaizduoto negali, kad jie to padarys. Ir jam tai bus 5-mečio iššūkis, žodžiu, daryti su to prašymu ir tiekšti jiems stalą. Todėl čia visiems labai skirtinga, bet ir tokie atvejai, apie kuriuos aš pasakoju, tokie kraštutiniškai žiaurūs, tarkim, pavadinti. Tai jie čia turbūt vienetam žmonių, kurie ypatingai bjauriąją formą yra nusipelnę prieš Dievą. Maždaug, žiūrėk, tu jau tiek man turi skolos, aš jau tiek tau daviau šansų, tai dabar, mokėk daugiau. Tai nebūtinai galioja kiekvienam. Tai Monika, šiandien kaip atrodo tavo rutina su Reiki, nes mes patys, ir tai čia jau yra daug, kai sakom, oi, čia visą laiką praktikuojam, va čia valandą ar tai 2. Kaip atrodo tavo, kaip mokytojas, meistris, rutina, diena, nežinau, ar išeina tai papasakoti? Gerai, aš pabandysiu taip atsakyti. Pas visus dabar įsivaizduokit, yra kažkokie dalykai, kuriuos jūs moko taip gerai, kad jums tam nereikia skirti atskirai laiko. Pavyzdžiui, atlikti kažkas moka viduje paskaičiavimus. Jeigu dabar sutiktume gerą statybininką ir sakytume, primesk, kiek čia remontas kainuoja, automatiškai tą padarytum, nereikėtų nei lapuko, nei tušinuko. Ir jis ganėtinai tiksliai paskaičiuotų. Ir jis labai greitai parinktų ten medžiagas, dažus, kokią parduotuvę važiuot, kada dirba, jam atrodytų, tai nereikalauja jokių jėgų, nors už jo nugaros stovi 20 metų stažas su ten krūva nudegimų, problemų, brokų ir taip toliau ir sakyti. Tai reikia iki tam tikro momento gyvenime būna kaip atskira mechaninė praktika, kuri reikalauja labai daug atskiro laiko ir atskirų labai daug jėgų. Atsisėst ir medituoti. Bet visa tai yra tik toks turbūt tramplynas, nes jeigu dabar jūs norite sužinoti ten, kokiais aš laikais medituoju ar ką, aš medituoju visada. Tai jeigu taip, šito dabar pažiūrėt, tai aš visada, man bet kokia akimirka ar minutė, aš kalbu ir žinot, tas nereikalauja pastangos, tu tame esi labai gerai paklausi, tai čia kalbės Monika Reikia, aš jau iš tikrųjų nebežinau. Aš nieko nebedarau be Reikia. Aš automatiškai nuo pat pradžių sėdžiu ir aš siunčiu šviesą, kad visiems faina būtų klausytis. Ir aš jau viduje automatiškai prašau Reikia, kaip geriausia, ko reikia žmonėm kalbėti per mane. Tas įsijungia toksai labai lengvas automatizmas, kuris nereikalauja jokių pastangų. Jau kelis mėnesius visada čia laisva man vieta yra. Prie pat mokyklos durų. Kai mes tik čia atsikrausim, jeigu ką, visada buvo vietos užimtos ir visi statydavo toliau. O jeigu jūs atkreipsite dėmesį, dabar visada yra 2 vietos. Aš vieną savo rezervuoju, kitą kažkam, kas atvažiuoja su mašina. Kai aš sakau rezervuoju, tai čia nėra Dieve, tu man palik vietos. Bet aš tiesiog kiek aš kartų važiuoju iš Kauno į Vilnių, aš visada galvoju, reikia 2 vietos. Bet tas ne tai, kad aš sėdžiu ir pas mane sąrašiukas. 2 vietų pastatyti, ant to daryti. Tas toksai, visur einu, visur šviesa, viskas geriausiu būdu. Ir kai jūs su manim, pavyzdžiui, kalbat, arba bet kas kalba, ar mes kalbam be temos, jūs kažką man pasakot, aš sėdžiu ir žodžius meldiuosi. Ko reikia? Padėk dalykui suprasti, ko reikia. Aš nežinau, ko reikia. Atrodo, kad aš tiesiog sėdžiu ir klausau, bet aš tiesiog, ir aš vis tiek esu ryšy ir kontakte, aš neišplaukiu, nesakau, man čia reikia 6 valandų pamedituoti dabar, kad galėčiau tau sakyti. Tas toksai, jis tiesiog ateina per begalinę patirtį. Ir bet kokią meditaciją, kur jums dar reikia labai daug dėmesio, sutelkti ramybės, ten tylos ir taip toliau. Aš su tavim kalbėdama galiu padaryti. Man tiesiog antrinis dėmesys, jisai, tiesiog, tai ir tą gali padaryti kiekvienas. Čia nėra kažkoks gebėjimas, tiesiog jeigu kažką darai pakankamai daug kartų, tu tą išsiugdai. Jūs atsiminkite, koks jums anksčiau buvo įsižeminimas. 30 minučių daryta įsižeminimą.
Dabar jūs įsižeminat per 2 sekundės vien tik, kai jūs pagalvojat, kas seniau praktikuoja. Teisingai, jūs tiesiog pagalvojat apie Žemės ir kosmoso srautą ir jūs esate. O kažkada tai buvo, nieko nejaučiu. Tai ir lygiai taip pat pabiški kitos praktikos. Jūs įgauna tą greitį ir kai jau tau sakai, atverk širdį, tu jau pavėri širdį. O po to mokaisi kažkokią naują praktiką, kuri lėčiau. Todėl ir kuo toliau tu tame esi, tai toks įdomus gaunasi, tu kaip ir viskas yra, bet kaip ir nieko nėra. Tau nėra sienų, nėra kažko, ko negali. Viskas yra procesas, viskas yra milijonai durų ir objektas kaip ir yra, bet ir objekto nėra. Ir tu visur nežinau, va taip ir perstatai tos atomus, kartais taip atrodo. Ir aš šiandien gavau netgi 2 ar 3 žinutės. Šiaip vakar aš jas neatrašiau, aš jas perskaičiau. Pasinervinau biškį, paburbuliavau. Papikau, tada reikia, sakau, prašau, viešpatie išspręstų žmonių problemas, aš nežinau, ką iš tai dietizmą atsakyti. Ir šiandien aš gaunu 3 žinutės atsakymą. Monika, vakar biškį pasikarščiavau, man žinok, viskas aišku, čia išsidėlio, aš įsprendė, ačiū. Tai, čia kaip tam anekdotė. Dieve nebereikia, aš pats vietą radau. Tai tas toksai, kur nereikia pastangos. Dėl to man labai kartais sunku paaiškinti. Dėl to, kad iš protas reikalauja kažkokio mechaninio veiksmo. O galva, jinai yra tokia daugiafunkcinė, jinai gali laikyti daug dėmesio taškų vienu metu. Tik tada, kada jinai jau yra pakankamai gerai išmokinta laikyti dėmesį tinkamą vietą. Tai čia praktikos klausimas. Net nežinau, ar atsakiau klausimą. O tai gerai, ar yra kažkokios praktikos, kurias tu dar atidirbinėjai, jau taip grinai, kaip ir mes, gal, skiri tam laiko, pagalvoji, čia yra mano tokia ir tokia diena, o ne, kad viskas automatiškai, bet... Supratau. Tai visos tos praktikos, kurias jūs darote, aš irgi darau. Tik tiek, kad tai galbūt nereikalauja atsisėdimo laiko. Aš kol geriu arbatą, aš jau su krištolinė šviesa susirinkau, įsižeminau, padėkoju. Žinot, kurie dalykai įsijungiau tam, aš atmerkiu akis, aš dėkoju, aš esu laiminga. Kai pas mane pabiškai pradėjo atsirasti tą laimės būseną, kaip vaikystėje. Pamenat kalėdų jausmą, kaip kūčių rytą, kalėdų rytą atsibundi, žinai, kad tu eisi dovanų tikrinti. Ta laimė tokia. Tai jinai pas mane pradėjo prieš kažkiek laiko atsirasti tiesiog kiekvieną rytą. Aš atsibudau ir aš laiminga. Kalėdų rytą. Tiesiog aš atsibudau, nėra priežasties. Kai nebėra priežastingumo. Visada dirbu su jumis, kai atidirbinėjom 40 dienų kažkokias praktikas aš vedu. Tai kai sėdim ryte, darom praktikas, tai automatiškai aš su jumis vedu. Ir jeigu aš turiu kažkokį klausimą, aš tam skiriu kiekvieną dieną atskirai laiko, kas bebūtų. Tai aš sėdu, aš galiu imti švytuoklį, aš galiu klausti reikia, kokią praktiką geriau daryti, galiu skambinti mokytojui, galiu konsultuotis, galiu prašyti diagnostikos. Tada kaip ir jūs visi tą diagnostiką atidirbinėti tais punktais, lygiai taip pat. Bet ir tada, pavyzdžiui, yra vienas klausimas, kurį aš sprendžiu dabar nuo naujų metų. Aš įsikabinus ir aš esu tiesiog tikra, kad aš jį spręsiu iki naujų metų, kaip ten benutiktų. Ir aš kiekvieną dieną tam skiriu laiko. Ir visas naujas praktikas, kurios ateina į mano gyvenimą, kaip su įsižeminimo pavyzdys, aš darau nuo nulio. Ir, pavyzdžiui, tai gali būti nebūtinai reikia praktikos. Aš, pavyzdžiui, iš 50 žmogaus išgirstu, kad yra kažkoks ten pinigų skaičius, kurį kai pasirašai, tai iš karto pinigų milijonas. Mano kritinis mąstymas sako, bullshitas. Bet aš negaliu sakyti, kad nesąmonė, jeigu aš to nepadariau. Ir yra tokių praktikų, kurias aš dariau po 3 mėnesius, tam, kad galėčiau po to pasakyti, konstatuoti faktą. Ir aš jas darau, kaip tuščias indas. Darau ir žiūriu, kas keičiasi, kas veikia, kas neveikia. Galiu prisidėti tų skaičių savo piniginę. Žodžiu, aš praeksperimentuoju visą tą paprastą eksperimentą, kad aš vėliau galėčiau žmogui realiai pasakyti ir kad aš turėčiau atsakymą iš savo patirties. Tai daugelį dalykų aš darau kaip jūs, ypač viską, kas liečia naują. Ir, pavyzdžiui, jeigu man mokytojas sako, tau ten ką nors ten, pavyzdžiui, gali leptelt. Sako, nežinau, tavo kažkaip rožinė taurė ten širdies užsitaršė, kiekvieną dieną ją valyk. Viskas man įsakymą, žinai, kaip gipsas. Ir aš 40 dienų sėdėsiu ir tada darysiu taip kaip praktiką. Nes jau vadinasi, neužtenka man tiesiog pagalvoti, aš dar neturiu to resurso. Jeigu aš padariau 40 dienų, aš užsidirbau tą resursą
Ir po kažkiek laiko sakau, mokytojau, kaip prasivalė. Ir jis man tada sako, kas prasivalė. Tada aš suprantu, kad prasivalė, nes jeigu aš blogai prasivaliau, tai tada jisai sako, vašu, kad blogai. Ir jeigu jūs pamiršo, apie ką kalbėjo, tai viskas šiokiai. Ir tada aš jau žinau, aš turiu šito dalyko resursą ir tada aš galiu, pavyzdžiui, greičiau jau tą daryti, jau tai veikia. Tai čia tas toks labai turbūt skalsų žaidimas tarp ego, kai man jau atrodo, kad aš gerai žinau, ir tarp to, kad vis dar aš nieko nežinau. Ir tą visada aukso vidurį palaikyti. Dėl to aš per dieną darau daug ir visko, tik tai neatrodo taip, schematiškai, kaip tu dabar nori, kad aš pasakyčiau. Ir dar man įdomu buvo sužinoti, kaip atsirado, kaip atrodė tos pirmos tavo kelionės į Indiją labiau. Kokia buvo tada Monika, kaip tu viską matei, kaip jos tave pakeitė. Nežinau, kad ten irgi buvo daug visko. Aš nusipirkau bilietą į Indiją pirmą kartą savo gyvenime ir kai aš jį nusipirkau, ten 10 dienų nusipirkau. Aš gavau kvietimą į policiją atvykti pas tyrėjus ir man įteikė pranešimą, kad aš padata baudžiamojo atsakomybėm ir kad mane teis. Aš ten visus pasirašiau popierius iš streso ir tada jau taip noriu eiti ir taip pažiūriu ją ir sakau, bet čia nieko tokio, aš spėsiu į Indiją išvažiuoti 10 dienų. Toks buvo tas toks labai naivus ir jinai taip pažiūrėjo mane, sako, jūs matot, ką jūs pasirašėt, jums uždrausta išvažiuoti į užsienį. Aš sakau, jo, tai sakau, ką man dabar daryti, sakau, aš visą gyvenimą norėjau į Indiją išvažiuoti. Jis taip žiūri mane. Jis sako, žinot ką, jūs niekam nesakykit, aš jūs išleidžiu. Sako, tik todėl, kad jūs man sąžiningai prisipažinot, kad jūs neviniojate į vatą, nes aišku, kad pasogi niekas neturi teisės atimti, aš galėjau nieko nesakyti ir išvažiuoti. Ir jie turbūt tas taip paveikė, kad aš taip paėmiau ir taip nuoširdžiai. Ir žodžiu, mane nuoširdumas labai daug kartų gyvenime gelbėjo, toks paprastas ir taip aš išvažiavau tą į Indiją. Ir sako, jeigu jūs negrįšite, ar sako, jūs grįšiu iš darbus, kur aš dėsiu, aš grįšiu su ką. Aš tuo metu dar mano smegenis matyti nelabai šiftino, čia nei grėsmės, aš nelabai supratau dar, kas prasidėjo, ten buvo atskiras ilgas etapas. Ir aš išvažiavau į Indiją. Ir kai aš atvažiavau į Indiją, aš atvažiavau ten, žodžiu, visi atskrenda kada nori ir tu taip atskridai viena, kai mokytojas veždavosi, su nieko nežaidžia, čia kaip aš žaidžiu, nes bet ten nusipirkai bilietą, atskridai ir sako tau ten Delyje, eik prie KFC ir ten tave pasitiks. Nors Delio oro uostas yra antras pagal dydį pasaulyje oro uostas, kad jūs suprastume. Ir tas eik prie KFC, kai tu išlipi Delio oro uoste, ta prasme, ir tu praeini ten 40 minučių to taku, tai supranti mastelį, ir tu išeini jau ten pro tą arrival tą šitą, ir tu ieškai to KFC, tai man ten buvo jau dzin KFC, aš išlipau, tas karštis, tie žmonės, pipykina mašinos, ir žodžiu, ten sichai, kariškiai jų labai daug yra, ten kariuomenė labai stipri ir jie naudojasi oro uostu, ir man eina tokia linija sichų, daug tų didelių vyrų su barzdom. Ir aš viską pamiršau, aš statau tą lagaminą savo, kurį pasiėmiau, aš atsisėdu ant jo ir aš tokia euforija, ir aš suprantu, kad aš galiu oro uoste prabūti 10 dienų ir viskas, aš čia, žodžiu, ten vyko kažkoks šuk ir po to prieina kažkoks susuotas vaikinas, rodo mano Facebooko nuotrauką, čia tu skuvo, jo aš, žodžiu. Ir jisai sako, žiūrėk, aš tavai sodinsiu į taksį, tu važiuok į viešbutį, sakau, nenoriu, aš noriu pabūt, sakau, tu leis man pabūt, man čia faina. Ir jis toks, okei. Ir žodžiu, jis pasitinka visus pabiškį ir mes taip su juo susikalbėjome, aš tokia laiminga, aš ten tokia indiškam vaidu visai laimė ir jam tai faina, su manim mes bendraujam, galiausiai jis išlydėjo visus, įsodino į svetimas mašinas, mane į savo mašiną įsisodino, žodžiu, aš sakau, galiu pavairuoti, mes ten pip, dangam šį isteriją, tie vyrai žvengia, žodžiu, aš pasitikau euforijai ir aš buvau euforijai iki kitos dienos. Visiškai mes atvažiavom viešbutį, ten jau girdžiu kažkas psichuoja, kad vandens neduoda, o aprašyme kelionės buvo parašyta, kad viešbučiuose bus vanduo ir aš nesuprantu, apie ką čia, koks vanduo, ta prasme. Ir po kelių dienų jau kai atvažiavo visa grupė nuo Šamo ir aš įsėdau 40 žmonių autobusą, visų tokioje agresijoje ir aš ten kaip vienas debilas, realiai, taigi vis. Nere. Ir mane taip nugesino per porą dienų. Ir buvo labai keista man. Ir tenais aš patyriau dar vieną labai stiprią mistinę patirtį, kuri galutinai mane nusodino. Kur mus nuvežė po tokią mažą sichų šventyklą.
Ir pasikvietė sikai viską parodyti, kaip jie gyvena. Ir jie nusiveda, toks, negu mūsų salė, toks trigubai didesnis kambarys, į jo šonuose tokie dideli puodai iki pat lubų, ten verda ryžius, toks sykas, ūsais, jie visi su kardais, tokie rimti. O viduj tos salės taip sukalta kaip smėlio dėžė, žinot, iš paprastų lentučių ir ten miltų, nesmėlis kaip pas mus, o miltai. Ir ten sėdi moteris su vaikais ir lipdo paplotėlius. Ir kadangi praeiti gali tik ratu, mus veda ratu. Ir aš kažkaip kaip visada, aš tas intravertas, tai aš visada visur einu paskutinę. Man reikia visus praleisti. Ir aš einu paskutinę ir aš suku tą ratą. Ir pirma dar tokia intencija, kaip faina, fotkysiu, atrakcija, visa kita. Ir aš taika fiksuoju tos moters akis, kuri lipdo paplotėlius ir žiūri mane, jinai, aš suprantu, žiūri mane kaip į bežionę. Ir man tikrai ateina tokia asociacija, kad mes kaip zooparke dabar vakariečiai, visi aš einu priekį, matau minę, 40 žmonių filmuoja, fotkina, tos žmonės, tas moteris, kurios lipdo paplotėlius su vaikais. O aš einu, aš fiksuoju žvilgsnį, jinai mano, jinai lipdo paplotėlį, jos 3-metis vaikas paplotėlį lipdo. Aš einu ratą ir aš suprantu, kad aš niekam niekada gyvenime nesu nulipdžiusi paplotėlių. Aš niekam nesu padariusi duonos. Ir aš pradedu verkti. Žinot, tos ašaros, dabar kalbų graudimas, tos ašaros iš taip giliai širdies, jos tokios, kur garsi rauda. Aš einu, aš girdžiu, kad aš garsiai verkiu ir jos byra kaip pupos visiškai. Ir aš suprantu, kad aš visą gyvenimą gyvenau. Atvažiavau čia į Indiją, kažkokią kaip dvasinguolę. Su savo visą vakarų kultūrą ir su savo išprusimą ir aš atėjau pas žmonės, kurie žino, ką reiškia kitam žmogui padaryti duoną ir aš skaitau save aukštesnė už juos. Ir aš vėjau ir aš tą ratą verkiau. Ir tai turbūt buvo ta dalis, kur mane Indija palaimino tam suvokimui, kad ne aš kažką suprantu, o tie žmonės, jie supranta milijonus kart daugiau už mane. Ir aš visada, nuo to laiko aš važiuoju į Indiją, aš važiuoju nusielgti ten. Tiem žmonėm, iki šiol važiuoju nusilenkti tiem žmonėm, kurie žino žymiai daugiau negu aš. Ir kai aš važiuoju, dabar grupės vežu, tai mano toks mažytis tas tikslas yra, tas pedagoginis toksai. Čia mano ta retraumatizacija vyksta, kai mes davažiuojame iki to galutinio ašramo, visi eina daryti sevą ir aš visus ir verčiu daryti tos paplotėlius. Žodžiu, 6:37 visi daro tos paplotėlius, kad jie patirtų tą jausmą, kad jie išvažiuotų iš Indijos kaip žmonės, kurie pamaitino kitą žmogų. Aš nežinau, ar jie kad tai supranta, ar apie tai galvoja, bet man tokie vyksta ištaisytos savo vidinės, žinot, kaip tėvai bando vaikuose ištaisyti tai, ko nepadarė patys ar ką, bet, žodžiu, tai vienas visada iš mano tų pagrindinių tikslų, kad mes, europiečiai, suprastume, kad kai kur yra ne pas tuos žmonės problema, ką mes laikom trečių pasauliu, o pas mus yra labai didelė problema. Tai mano kelionė pirma į Indiją man davė labai stiprų šitą momentą ir supratimą. Ir man tos 10 dienų atrodė labai daug Indijoje, dabar man mėnesių išvažiuoju ir man atrodo mažai. Tos 10 dienų man ten ir telefoną iš mūsų pavogė ir aš ten, tokių turėjau patirčių, pamačiau, kaip indai barasi. O jie barasi ahimsos principų, nekenk. Jie kai šaukia, rėkia ar netgi mušasi, jie ten vos priliečia. Ta prasme, ten jų kraujai yra nekenkti kitam žmogui. Ta prasme, čia reikia tą pamatyti. Mes tiesiog stebėjom, kaip iki ryto terorizavo tą berniuką, kuris pavogė telefoną, kur yra telefonas. Tai Lietuvoje ten būtų kraujo balas, nežinau, nukapoti pirštai, nes mes negerbėm kito žmogaus kūno. O ten netgi žmogų, kuris ir jie po to bičiuko ryte privertė jį atsiprašyti mūsų mergaičių, prižadėti, kad jis daugiau niekada nevoks. Pedagogika žmogui, kitam žmoguje mato vis tiek žmogų. Žinai, blogai tu padarai telefoną, net gausim, privertė duoti priesaiką, išaiškino, kaip daryti negalima. Dar davė telefoną pas ką važiuoti, kad ten, žodžiu, tai sako, aš darbo neturiu, pas kažkokį giminaitį rado, kur nuvažiuoti į fermą, kad jis galėtų ten uždirbti pinigų, žodžiu, sprendimą pasiūlė žmogui visą didžiausią. Ir, gal kitas žmogus apie tai negalvoja, bet aš apie tai galvoju, nes pas mus policija būtų iškviesta ir žmogus praleistų laiką areštinėje ir gal būtų nuteistas ir taip toliau. O čia ir nubaudė, ir prigazino, ir padėjo, ir išgelbėjo, telefoną net gavom, bet, žodžiu, tai buvo labai geras dalykas, buvo naujas telefonas. Bet ne mano, viskas gerai. Tai tai čia man labai ta pirma mano kelionė buvo tokia ryški, ir aš nuvažiavau, į savo gyvenime, aš važiavau pas Sahibą. Ir aš savo gyvenime pirmą kartą pamačiau šventąjį, ir
Ir jisai sėdėjo metras nuo manęs ir žiūrėjo mane akis ir aš kalbėjau, bet čia ne iš tos fanatiškos pusės, man šventasis pažiūrėjo akis, aš pamačiau, koks tai žemiškas yra žmogus. Ir jis visus pusvalandį terorizavo, sako, jūs klauskit manęs, sako, iš kur žinot, kad aš šventas, o gal aš jums meluoju, o gal aš apsimetinėjau, jūs klauskit manęs, nu, bet kodėl jūs nusprendėt, kodėl jūs galvojat, kad aš turiu teisę laikyti save šventu, jūs manęs paklauskit. Ir jisai vertė žmonės abejoti, klausti daug, sako, negalima. Jūs sako, jeigu jūs tikrai einate dvasiniu keliu, jūsų darbas nuolatos abejoti tam tikrą realybę. Ir man tai buvo toks, wow, kad jisai neliepė ten jam kojų bučiuot, žinot, ir aš šventas, o atvirkščiai. Ir dar tai buvo labai įdomi patirtis, dėl to, kad dėl labai keistų priežasčių, kai jis pradėjo šnekėti, aš pradėjau jausis, atsimenat pačią nuobodžiausią paskaitą universitete, kur po 1,5 valandos tu miegi ir nieko nebegirdi. Atmertom akim tu nieko nebegirdi. Tai šalia jo efektas įvyko per sekundę. Aš labai noriu jį girdėti, aš labai noriu klausyti, bet tarsi visiškas įvyksta va čia atsijungimas. Ir aš iki galo bandau jungti smegenis, o jų nėra. Jos ten viskas. Ir man tas suvokimas, kad ne čia reikia klausyti jo, o čia reikia klausyti. Tai va aš ten paturėjau tiek tokių įdomių patirčių, kad man ten tos 10 dienų buvo pasaka. Tai tu čia klausai apie pirmą kartą ir papasakau. Aš demagogas, aš nemoku trumpai viešpatį atleisti. Man tas jausmas, kur papasakoji, kai tu klausai ir nieko negirdi, man taip visą laiką būna, kai mokytojas kalba, taip ten būna tas, kad tu išvirti ir panašiai, bet aš vis tiek nieko neprisimenu, aš tik sėdžiu ir tiesiog esi. Ir čia gal ir yra tas toksai būsena ta tokia, kur mes pasiemam daug daugiau, nes mes išgirsti, pamatyti, išmokti, tai daug ką galim, bet kartais reikia širdim klausyti. Taip. Ir dažnai tu pasako apie įvairius dėsnius. Tarkim, dėkingumas, kad turim nueikim, uždėkim žvakutes. Net nedėsniai, čia tokie kaip savaime aiškus dalykai, kurie mums neaiškus. Ir man irgi įdomu, kas gal keletą dalykų tokių, kurie, tarkim, arba kad energetiniai mainai turi visą laiką įvykti, jeigu kažką nori gauti. Ir spėju, jog ne visą laiką Monikai tie dėsniai buvo aiškus ir gal gali tiesiog įvardyti keletą, kurie dabar tikrai darai ir kurie pasikeitė ir atėjo nauji ir kad tu pastebi, kad būtinai taip turi būti. Kokius sunkius klausimus uždavinėjai. Negaliu labai visi klausimai, kuriuos negaliu trumpai atsakyti, aš taip stengiuosi trumpai. Faktas, kad aš nieko apie tai nežinau, bet yra kažkokių dalykų, kuriuos aš dariau automatiškai savo gyvenime. Dabar aš žinau, kad aš tai dariau ir aš laikiausi, aš juos dariau gerai, bet yra daug dalykų, kuriuos aš dariau, galvojau, kad jie yra teisingi, o pasirodo, kad jie visiškai buvo neteisingi. Pavyzdžiui, jeigu žmogus tau padarė blogai, tu iš principo jam turi padaryti gerai. O kodėl iš principo? Pavyzdžiui, nežinau, tau šeimininkas negrąžina ten depozito, išvaro tave iš buto ir tu norėtum, ir ten išeinu, man nepaliko laiko, paliksiu betvarkę, kaip būna, paliksiu betvarkę. Ir su šitą betvarkę tu darai nusikaltimą iš tikrųjų. Tavo darbas nuolankiai sutvarkyti tos namus ir palikti maksimaliai tvarkingai, taip kaip yra įmanoma. Ten nešveičiant, generalinio remonto nedarant, bet palikti juos garbingai ir sutvarkius. Ir dažnai vienetų žmonių, ir aš po to pastebėjau, kad žmonės daro tą patį su darbu. Pavyzdžiui, ten jau išeinu iš darbo, tai normaliai nebedirbu. Arba nedaug dievė mane atleidžia, tai iš viso ten dar specialiai ką nors padarysiu. Arba jeigu jau žinau, kad išeidinėjau iš darbo, atsipalaiduoju ir aš negalvoju, kad kažkas ateis po manęs, kad tas darbas tęsis. Ir taip toliau, tas toksai man nebesvarbu, kas bus po manęs. Ir tai pavyzdžiui, šitas dalykas, jis pas mane visada buvo taip intuityviai geležinis. Aš atsakingiau dirbdavau po to, kai padėdavau pareiškimą, negu kad iki tol, kol aš neturiu, man ta prasme, aš dar mėnesį po to, kai išeidavau iš darbo, man buvo ir ilgiau, man galima skambinti, klausti, aš viską atsakysiu, padarysiu, jeigu reikės atvažiuosiu, dar parodysiu. Tai ir aš labai tą stipriai pastebiu šiuolaikiniam žmogui, kuris neturi to atsakomybės jausmo, jis negalvoja, kad jis daro savo. Ir aš matau iš to labai kylančias didelės pasiekmes. Labai didelės pasiekmes. Vien tik tame, kad tu nežinai, kada tu sutiksi, kokiu ratu tą žmogų. Ir kad tas žmogus, kurį tu dabar palieki, spręsi savo problemų. Pats, elementariai, tu niekada nežinai, kada būsimas tavo darbdavys iš svajonio darbo gali pakelti ragelį ir paskambinti tavo buvusią darbovietę.
Ir mes neturim va tos atsakomybės ir dažnai mes negalvom, kas po mūsų. Ta frazė tokia, po manęs nors ir tvanas, jinai labai tokia yra gaji. Ir žmonės šiaip nelabai žvalgosi po šonus ir mato. Aš vakar stoviu kasoj ir jaunuolis toks 20 labai mandras, toks užsikačialinęs, tokie platus džinsai, toks visas kietas, jis tiesiog bėga pro mane, kad greičiau, nes jis tik su vienais čipsais, o aš tai ten su pienu, kefyru ir sviestu. Aš daugiau prekių turiu, kad prabėg pro mane pirmas, tiesiog užlys. Ir dar tai pagal taisyklės. Dar ne paskutinę minutę užlindau, aš tiesiog greičiau atėjau. Ir jis patostovė, žiūriu į jį ir aš matau, kaip jis jau kažkas viduje jo tikrai jaučiasi nejaukiai. Ir va tokios smulkmenos, kur mes nesivalgom po šonus, mes nematom smulkmenų, mes nematom, kas vyksta aplinkui mus. Tai va šitas turbūt vienas dažniausių momentų, kad žmonės negalvoja, kaip jų veiksmai, kokias pasiekmes, kokią nepasiekmes, kokią įtaką daro aplinkui mus. Ir tai yra viena didžiausių pamokų, kurių mes visi mokome suprasti, kad mes nesam atskiras organizmas, mes esam vieno didelio organizmo dalis. Ir kiekvienas mūsų veiksmas daro įtaką visiems, kurie aplinkui mus. Ir ne visada mūsų darbas padaryti kabutėse tą gerą veiksmą. Kartais mūsų darbas padaryti blogą veiksmą, nes mes turime kažkam įnešti kažkokį pokytį. Žinot, skiepai irgi yra blogai, skauda blogai, taip, tau bakterija suleidžia į vidų, bet jie daro gerą darbą globaliai. Tai kartais ir mes turime būti vakcina kažkam, ne? Skiepas nuo kažkokios ligos. Arba kažkur grubiai turim pastumti, kad kažkas kažkur neįkristų. Tai kai tas yra suvokimas, kad aš esu visos globalios vienos didelės masės dalis, vieno didelio organizmo, tada mes iš esmės pradam gyventi pagal visus dieviškus dėsnius, nes mes prisiemam atsakomybę ir pagalvom, kaip mano veiksmas gali įtakoti, kaip mano žodis gali įtakoti. Bet čia ne iš baimės, kad aš įžeisiu, nes aš dažnai žmonės įžeidinėjau. Bet aš įžeidinėjau ne su ta pretenzija, kad aš noriu pažeminti, o su tuo, kad aš noriu duoti skiepą. Kaip ir su vaiku savo. Geriau aš savo vaiką nubausiu, negu kad jį po to baus kiekvienas, kuris eis pro šalį, jis darys tą žymiai skausmingiau. Su savo vaiku aš daviau labai daug skausmingų pamokų, aš jį įžeidžiau ir pažeminau. Ir daviau tą mažą skiepą, ką reiškia būti pažemintam, ką reiškia, kai tu nepadarai gerai ir kai tau liepia kartu tą patį, kai tau reikia atsiprašyti, kai tau reikia prisimti atsakomybę, kai tau reikia perplauti, nežinau, indus, kai tau, jeigu neišvedė iš šuns, eini 12 nakties vesti šuns. Ir ten vargšė Kamilė ten su tas nelaiminga 12 nakties eina vesti šunį. Tai aš jums irgi taip pat jaučiu atsakomybę, kad turiu duoti įskipį, jo labiau, kad jeigu žmogus atėjo paklausė, ką man daryti. Tai aš gatvėje žmonėms neaiškinu. Aš pasakau tiem, kurie paklausė. Tai va šitas punktas ir dar vienas yra labai svarbus punktas, kurį visiems rekomenduočiau laikytis, tai arba nuolatos stengtis išjausti, kad ne visos istorijos yra apie mus. Ir kad kartais reikia labai gerai jaustis rolėje, kai tu esi, žinot, kaip vaikų darželėje, ten eglutė ir čia visa tavo rolė. Tu ten laikysi šakelį visą vaidinimą, kol kiti turės pagrindinę rolę ir tu galbūt jos kažkurioje vietoje niekada neturėsi. Kad turėti malonumą, kai Dievas tau duoda bet kokią rolę. Nes jeigu mes visi čia esame, mes ją turim šitam vaidinime. Jeigu tu, žinot, tie vaikai, kurie laikė eglutes ten vaidinimuose, mokyklos, jie dažnai po to tampa didžiais aktoriais. ir jie vaidina Hollywoodo filmuose. Nes aš galiu garantuoti, jeigu mes paimtume statistiką, kiek žymiausių aktorių yra vaidinę mokyklos vaidinimuose ir gavę bent kokią rolę ir pripažinimą, tai bus 0. Gal 0,1%. Tai Dievas jeigu viskas atrodo savo vietoje, tai nereiškia, kad tai veiks. Va, ką noriu pasakyti. Kad Dievas mus pastato ten, kur mes turim būti, ir kai mums kartais atrodo, kad mes stovim ten, kur turi būti ir stebėmės, kad tai neveikia, tai reiškia, kad mes stovim ne ten. Žinot, jeigu paimsi plasmasinį butelį, jo tas suktukas, kamštelį, ant kurio užsukam, yra toks pat kaip lemputėj. Grįžkit namo šiandien arba kas yra namie, pasiimkit bet kokį butelį, geriamo vandens tuščią, išsukit lemputę ir įsukit lempą, įsisuks. Tik lempa nedegs. Ne viskas, kas atrodo, kad yra savo vietoj, veikia.
Todėl jeigu kai mes esam kažkur neveikia, vadinasi, mes tik apsimetam, kad stovim ten, kur turim būti. Tai vat antroji dalis šita. Dievas visiems turi planą. Labai labai įdomus ir gilus šitas tikrai pamąstymas, manau, ir man, ir visiems kitiem. Ir labai gerai atėjo, nes aš kažkaip tu kalbėjai ir aš vis pradėjau galvoti, kažkaip prisiminiau, kai tu sakydavai, tai vat, kai kiti ieško savirealizacijos ir va čia paminėjai, kad pabaigi tojo, kad Dievas turi planą, tai dažnai sakai, sugrįžkit į filmus, kokie jums filmai patikdavo, kokie pasakų herojai. Tai Monikai mažai, kokie buvo filmai, herojai? Ko norėjai būti? Norėjau būti tuo berniuku, kuris rugiuose prie bedugnės. Ir tada raiteliu be galvos norėjau būti. Ne raiteliu be galvos, bet tuo jaunu kaubojumi, kurie apkaltino žmogžudystę, to barono grafo ar kuo, kuris ir buvo raitelis be galvos. Visos prerijos, visi laukiniai vakarai, mano iki šiol yra svajonė pamatyti laisvai bėgantį mustangą. Jų nebėra. Aš tiesiog norėčiau atsidurti tais laikais, kai tie laukiniai arkliai, maksimaliai artimiausiai, ką mačiau, Karpatų kalnuose, kur tie žirgai arkliai pakankamai laisvi, bet jie tokie vis tiek žmogus jau prijaukinti. Tai man tas viskas, kiekviena istorija, kuri pasakoja apie tai, kai yra žmogus, kuris gyvena arba laukiniai galvoj, fantastika, laukinis kosmosas, viskas laukiniai vakarai, laukinis kosmosas, bet kas, ir kur žmogus ten išgyvena savo nuotykį, savo pamoką, savo kelionę, savo iššūkius, savas pamokas ir jie visi kažkur daeina. Visada. Tai kokią aš beimsiu romaną ar knygą, man tai yra apie kažkokį pusiau tokį trenktą žmogų. Visi jie dažniausiai būna, nes raitelėje be galvos irgi pagrindinis herojus yra toks kaip atsiskyrėlis nepripažintas, jis ten savo daro, ką nori, kartais užsuka miestelį, niekas jo nesupranta ir taip toliau ir visa kita. Tai ir jeigu taip, bet kokią imsiu aš knygą, ten man visada imponuos tas žmogus, kuris daro savo, nepriklausomai ką sako kiti, kuris daro mažą ar didelį, nesvarbu ką, ten ne apie didybės maniją, bet jis turi tą tokią savo vidinę ašį, darimo tą, ką aš noriu. Tai ir kuo daugiau aš gyvenu, tuo daugiau suprantu, kad mano didžiausia pastanga yra apie tai, kad čia ne apie kažką padaryti, ko niekas nedarė, o apie tai, kad tiesiog iš principo būti savimi, ar tai laukinė prerija, ar tai laukinis kosmosas, ar tai laukinė šalis, ar tai laukinis indiškos reikų mokyklos gyvenimas. Man visiškai nesvarbu. O tai ar manai, jog ta Monika, kuri buvo iki krizės, iki reikia, to nedarė ir dabar jau tu esi toj roliai? Ta Monika, kuri buvo iki krizės, jinai norėjo padaryti viską, ko reikia kitiems žmonėms pagal standartus ir taisyklės ir juos perprasti, ko reikia, kad būtum turtinga, ko reikia, kad būtum pripažinta. Visi tie verslai, kuriuos aš dariau, jie apie nieką, apie ką, apie pripažinimą. Tipo, aš kieta verslininkė, aš ten, kai galiu parodyti regaliją, aš turiu, čia mano, baras, čia mano hostelis, aš turiu 2 grožio salonus, kad kai aš sakau Monika, kad aš galėčiau dadėti kažkokią galūnę. Ir aš kentėjau labiausiai dėl to, pas mane nuo vaikystės visada buvo taip, jeigu yra 7 anūkai, tai aš ta, kur nieks nesupranta ir galvoju, ką tu čia vakščiai darai. Visi kažkaip randa, visi normalūs, su muzikos mokyklom ir taip toliau, aš amžinom problemam ir man visada tą stumia, kad tu ne kaip visi. Ir man niekada, aš visada taip norėdavau būti tokia kaip visi. Kaip mano pusbroliai, kaip mano pusseserės, kaip mano klasiokai. Ir man niekada nesigaudavo. Ir ta viena esminių pamokų, kurią aš supratau, kodėl aš duodu pavyzdį su to buteliu, aš buvau tas butelys įsuktas į lempą. Dėl kad atrodė viskas vietoje, aš darau taip kaip visi, bet niekas nesigauna, niekas taip neveikia. Ir kai pas mane atsirado tas toks supratimas, kad, bet
Jis, matai, jam reikia laiko, jis turi ateiti, jis turi prisirpti viduje, nes vis tiek pradžioje mes visi pradedame kartodami, netgi tą žmogų, kuris pagal mus atrodo labai kitoks. Taip? Tai netgi tie mano pirmieji autoritetai arba tie, kur aš pagalvoju, viskas, aš būsiu kaip tas, kaip Gražulis aš būsiu. Man Gražulis, aš visą sakau, yra vienas iš autoritetų. Iš tikrųjų, čia reikia turėti daug drąsos ir daug pasitikėjimo savim. Aš ne apie tai, ką jis kalba, bet apie tai, ką jis daro. Jisai kala savo vinį, eina savo išim, žodžiu, ir jo nieks neišmuš iš tos ašies. Ar jam Seimas, ar jam Europarlamentas, jisai kur norės, jisai atskris ateiviais, jam tą pačią kalbą pasakys. Jam nėra kitų autoritetų, žino savo tiesą. Tai yra nuostabi savybė iš tikrųjų. Ir vis tiek aš bandžiau daryti taip, kaip jie. Ir tas asmeninio autentiškumo momentas, kaip ta Monika atrodo, kuri daro taip, kaip jinai supranta, jis ateina tada, kada tu nebeturi pykčių. Va čia yra labai įdomu, kai išnyksta pykčio chemija. Pyktis visada susijęs su noru įrodyti ir pyktis visada susijęs su baime. Ir kai nebėra pykčio ir tu pradedi tiesiog daryti tai, ką tu darai ir tau kiti sako, ką tu čia darai, o tu sakai, aš nežinau, ką aš čia darau. Aš jums visada sakau, aš taip daugam sakau, kai man sako, va, kaip tu čia gerai darau, aš sakau, žinotumėt, kad aš nežinau, ką aš darau. Aš nebebijau, kad aš nebežinau, ką aš darau. Ir kai nebėra tos baimės ir pykčio ir tu leidi savo nežinodamas, ką tu darai, daryti, ką tu darai, tai gaunasi labai įdomus rezultatas iš tikrųjų. Tai man tas iš to visiško bandymo padaryti kaip visi ir nuolatos buvimo balta varna, niekur nesugebančiai įtikti ir nuolatos liekančia kalta arba nuskriausta, nes visada tai būna, kai nori įlysi ne ten, kur tavo vieta, tu visada taip atsitiks. Dievas tave geruoja ir bloguoja ištuminės iš ten. Tai, o po to mano dvasinė praktika, kuri trunka daugiau negu 10 metų, čia kad jūs paguostumėt, kai jūs sakote, aš jau praktikuoju 3 ar 4 metus. Tai aš jums noriu pasakyti, kad tai, apie ką aš kalbu dabar ir kai jūs galvojat, va, kaip faina, tai aš tą suprantu paskutinius 2 metus. Visi kiti metai man buvo krūvinas darbas su savim, lygiai taip pat kaip ir pas jūs, nuo smulkmenų. Atleisti mamai, atleisti tėčiui, atleisti blogam pasauliui, kuris čia su manim tai padarė, atleisti tiem žmonėm, kurie atėmė iš manęs verslą. Visos tos elementarios smulkmenos, atleisti buvusiam vyrui, žodžiu, nustoti psichuoti ant to pasaulio. Visą tai palaipsniui. Tai aš tik dabar pradedu jausti tą draivą, bet jis vis tiek lydimas yra nuolatinio sunkaus darbo. Tiesiog, kad aš jau nebežiūriu tai kaip į darbą. Grįžtam prie pradžios. Aš jau galvoju, dar vienas procesiukas, dar vienas dalykėlis išlendo. Man jau tai nekelia įtampos, nes aš neturiu iliuzijos, kad kažkur yra galutinis rezultatas, kur Monika yra ideali, nėra idealios Monikos. Aš numirsiu greičiausiai kaip protą su suklibusiais sąnariais ir ten kažkas per prievartą tiesins mano tas kaulus, kad gražiai grabe atrodyčiau. Tai vat nebėra to noro idealumo ir tu tiesiog įdomu. Tai vat tik pastaruosius realiai 1 metų aš išeinu į tą drive'ą, kur kortizolis tau jau gamina ne adrenaliną, o kortizolis gamina oksitociną. Kur įdomu, ar man pavyks ar ne. Įdomu, ar bus pergalė, ar aš dabar pralošiu. Įdomu, tarsi nėra ką prarasti. Kaip aš šiandien kažkam sakiau, man nėra tokios kainos šito žemėje, kurios aš nebūčiau pasiruošusi sumokėti už supratimą apie save kažko naujo. Bet nėra tokios kainos. Ir dėl to aš visada būsiu pasiryžusi rizikuoti, kiek tai bekainuoja, už galimybę dar giliau save pažinti, dar daugiau suprasti. Tai dėl to tas ir įsijungia drive'as. Stambiom sumom, kaip sakom. Tai kalbant kažkiek apie sumas, irgi, aš turiu tokią teoriją ir gal kažkiek, nežinau, ar tai tiesa ar ne, bet ir kažkur kažką gimdau, kad noriu pažiūrėti, ar jinai tiesa ar ne. Bet kad kai mes einam vedami, bet jau to tokio visiškai palikę, tą ego, kaip tu sakai, ta Monika, turėjo 2 grožio salonus, turėjo, bet viskas buvo, kad čia pasakyčiau, kažkam tą diplomą parodyčiau, arba pridėčiau, Monika yra tas ir tas. Tai kai mes einam vedami to, mes niekada nepasieksim tos didžiulės sėkmės. O ta didžiausia sėkmė, kurią galim pasiekti, tai yra tik tai tada, kai mes einam vedami noro padėti kitiems, noro kažką sukurti, tokio vidinio vertybinio jausmo. Ir dabar kalbu ir aišku,
vėl klausimas turbūt ateina, kaip mes matuojam tą sėkmę, ar tai mes matuojam pinigais, kad į grožio saloną ateina gal ten ir daugiau tų pinigų. Bet ką va tu jauti ir kaip tu atliepi šitą mano teoriją. Nes aš labai noriu, gal net ir mano irgi toksai, man įdomu labai va, įrodyti, tai tarkim, kad ir Tesla, didžiuliai verslininkai, kurie pasiekė tikrai jau kalbam, Steve'as Jobsas ir visi. Tai koks tavo požiūris į šitą? Gerai, tai mes galim paimti dabar Muskas, bus geriausias, visiems labai suprantamas pavyzdys. Ir daug kas, ir pusę pasaulio jį labai myli, pusę pasaulio jį nekenčia. Ir šitas žmogus, kaip ir visi tokie žmonės, turi dvi pusės. Pirma, jis turi labai didelį ego ir ambiciją. Taip, ir jeigu jis nebūtų turėjęs ego, tokio didelio ego ir ambicijos, aš išvarysiu kosmosą. Aš tiesiog įdomumo dėliai esu žiūrėjusi jo senus interviu, kai dar žurnalistai kviesdavosi kaip klouną pasijuokti iš jo. Ir kaip jis rami geležiniu veidu sako, jūs pamatysit po 10 metų, mes skrisim į kosmosą. Ir visi, peržiūrom surinkti, durduką kviesdavosi. Ir dabar, kai jisai kalba, jisai leidžia savo sakyti ten, aš darau ten naują programą, irgi savo tą dirbtinį intelektą kalbą ir sako, kuriu naują dievą. Ir dabar nieks nebesijokia, dabar kitiems žmonėms jau baisu, tai kokį šį dievą sukurs tą prasme. Tai pirmas punktas yra tai, kad jis turi ambiciją ir ego. Taip, turi turėti ambicijų daug, taip, ego yra, bet žiūrėkit, kita sudedamoji dalis, jis nenori savo, jam nusispjauti pinigai. Jam nusispjaut, ką apie jį galvoja kiti. Jis nenori paminklo. Jo verančioji jėga yra, ką padaryti, išvežti visus į kosmosą. Ambicija išgelbėti normalius žmonės iš šito trenkto pasaulio, normalius išskraidinti ir sukurti kažką gero, yra ganėtinai egoistiška. Bet verančioji jėga iš tikrųjų išgelbėti šitą pasaulį. Ir jisai mąsto globaliu masteliu. Ir žiūrėkit, jeigu tai pagalvoti, iš tikrųjų, kodėl pas mus tiek karų, kodėl pas mus šitiek ambicijų, kur kas kieno, to, kad mes visi veik neturim. Ką mes turim po 6 telikus, 18 mašinų, 16 būtų. Žmogaus organizmas yra toks, kad jis turi kažką nuolatos daryti, vyrai turi testosteroną kažkur nuleisti, reikia dėl kažko pradėti galinėti ir muštis. Ir reikia kažkaip save. Ir Elonas Muskas, puikiai tą suprasdamas, jis supranta, kad žmogus tą agresiją, kuri lieka nepanaudota, nes visko turiu ir neturiu kur eiti čia, pabūti išgyvenimo pamokoj kažkokioje, pasigalinėti su Dievu, su pasauliu, su iššūkiais, whatever. Jisai sako, Marsas, ir ten jūs galėsit nuleisti testosteroną, ten nauji iššūkiai. Ir jisai yra 100% teisus, jeigu mes pradėtume skraidyti į kosmosą, Žemėje baigtųsi karai. Nes iššūkių išoriai mes sutiktume žymiai daugiau ir tas, kas vakar tavo priešas būtų, visa žmonija taip susivienytų, va čia kai norite jūs vienybės, išvežkite žmogų į kosmosą, bus absoliuti vienybė, susivienimas, nebebus svarbu rasė, valstybė, niekas nebus svarbu. Jeigu ten mes sužinosim, kad už Marse yra marsiečiai, iš viso žmonės pasidarys žmogus jau tada bus, jau tam prieš visus tos marsiečius. Tai Elonas Muskas iš tikrųjų varančioji jėga išgelbė žmoniją. Nes jis supranta, kad jeigu mes toliau taip sėdėsim, mes susinaikinsim. Iš principo, jeigu ne po 100 metų, tai po 500 metų. Tai, žiūrėkit, dvi dalis. Ego yra, jis nori kažką savo rodyti. Varančioji jėga, iš tikrųjų dideliam mastelį padėti kitiems. Todėl, jeigu mes paliekam ego padėti kitiems, aš pamirštu save, tai irgi yra neteisinga, tai tam tikra tokia aukos pozicija. Žinai, aš čia viską dėl kitų žmonių, aš padarysiu, paskui nusikus atiduosiu, taip toliau. O kai yra ego, kuris sako, žiūrėkit, mano ego ką sako? Hebra, žiūrėkit, aš labai daug šūdo suvalgiau, kad aš galėčiau dabar kalbėti taip, kaip aš kalbu. Žiauriai daug, jūs tiek nesuvalgysit. Jūsų skrandžiai netokie dideli. Mano didesnis. Ego, ne? Ir aš, žiūrėkit, aš noriu pasidalinti. Ir aš dalinuosi dėl geros priežasties. Aš galėčiau sakyti, mano 3 mėnesių konsultacija 20 000. 3 mėnesius už tavim atbūnu ten. Viską tau susakau, neklausai, pinigai negrąžinami išeini. Yra tokių žmonių, kurie dirba taip. Ir brangiai pardavinėti savo patirtį, atsirinkti žmonės ir aš užsidirbu iš savo patirties. O aš sakau, ne, aš galvoju, aš tiek daug šūdo suvalgiau, galvoju, kiti irgi valgo, mažesniam duosiam, bet valgo. Ir aš papasakosiu, nes yra lengvų išeičių. Gal kažkas tada mažiau to, ką kažkas suvalgys. Žinai, vietoj 6 kg tik tai 3. Ir aš einu dalintis. Aš ego turiu. Aš nesakau, kad aš dabar viską nemokamai darysiu ir man nereikia pinigų, aš, nekvanktelius, mano ego nori pavalgyti, mano ego nori apsirengti.
bet jis yra sveikam balanse ir tikslas, kam aš noriu panaudoti tas žinias, tam, kad kitiem būtų gyventi geriau. Dėl to tas padėti kitam turi ateiti visada iš vidinio resurso, kur aš jau užsidirbu, kur aš jau turiu, ką aš jau turiu. Bėda ta, kad mes gyvenam tokiam, kaip yra važiuojant automobilį, akloj zona visada. Tam tikrą momentą, kai automobilis tave lenkia, jo nesimato. Mes turim savo asmeninę akląją zoną. Tas, ką mes esame gerai išmokę, mums atrodo savaime aišku ir paprasta. Ir tai mums atrodo, kad tai nėra talentas, mums netrodo, kad tai yra kažkas naujo ir kažkam reikalinga, nesgi tai yra elementaru. Čia mūsų akloji zona. Ir todėl to, ką mes turime resursą, mes mažiausiai linkę esam panaudoti ir mes ieškom sudėtingų kelių, kad kažką išmokti, kad kažką aš galėčiau duoti žmogui duoti. Bet iš tikrųjų Dievas mums jau yra sudėjęs, jis tą dalyką įdėjęs ne kaip talentą, o kaip absoliutų mūsų neatsiejamą dalį. Ir dėl to, pavyzdžiui, lygiai taip pat, kaip jūs kartais man sakot, Monika, neaiški meditacija, o mano viduje įsijungia, tik elementaru ir aš kartais valdausi. Taip? Bet dėl to, kad aš atsimenu, kad man irgi kažkada buvo elementaru. Tam tikra mano dalis nori pasakyti yra elementaru. Bet tai nėra elementaru iš principo. Tai lygiai taip pat mūsų kažkas viduje, kur mes galvom, taigi tai yra elementaru, tai žino visi. Nežino. Nes jeigu jie žinotų, jie dabar būtų tokie kaip tu. Jie nėra tokie kaip tu. Todėl mūsų bėda, kad mes ieškodami išoriai, pirmoje pamokoje mes turime išmokti resursą rasti savo viduje. Tiksliau nerast, o tame resurse pamatyti resursą. Aš tai turiu, aš toks esu. Ir tada aš jau galiu sakyti, žiūrėkit, aš tai turiu, aš galiu tai duoti. Ir priežastis be abejo turi, jeigu taip sveikam balanse, turi būti ta, kur aš noriu pasidalinti, praturtinti. Aš kaip organizmo ląstelė šito resursų noriu pasidalinti su kitom ląstelėm, kad jos irgi įgautų šitą resursą. Tai aš tau padedu iki galo sudėlioti, kaip tau ieškoti. Ieškok ne ten, ieškok čia. Tai kas man dėliojasi čia, gal, ką tu sakai, jog tas ego iš dalies jis yra būtinas, nes tai yra ta tokia savivertė, tas vidinis resursas, nes be jo mes nenueisim ir nepakeisim to pasaulio, nejausdami to. Tu iš lovos ryte neišlipsi, bus, o kam? Taip, tai tam ir tas ir yra tas vidinis resursas, kurį turim užsiauginti ir pajusti savo vertę, tiesiog eiti, galėti ir galvoju irgi apie Eloną Muską ir vėlgi jis turi būti toks stiprus, kad tarkim žmogus raketą paleidžia, žino, kad ten pinigų milijardai, milijonai išeis į viršų, į orą kažkur, ir iš tikrųjų net sufeilins. Bet vis tiek daro, nes, kad, kita jau gal kažkiek geriau, jau mažiau sufeilins, trečia dar, čia dar, ir pinigai į orą, ir tada jau žinai, bet vis tiek jie pareis ir viskas, bet vedamas to tokio noro padėti žmonijai, kažkokio stipresnio dalyko. Jis žino, kad svarbiausia patirtis. Jis negyvena iliuzijoje, kad jam gausis iš pirmo karto. Jis žino, kad jis turi surinkti reikiamą kiekį patirties. Ir aš, kai stebiu Elono Musko gyvenimą, aš duosiu kelis pavyzdžius. Aš kažkada prakalbinu, kaip aš matau jo situaciją. Pavyzdžiui, jis paleido automobilius tos, kur žmonės pradėjo grąžinti masiškai. Tarsi visiškai visą liniją automobilių, kuri šunė ant uodegos. Ten po 100 PM gabalų ar kiek kainavo, žmonės laukia ekstra laidos, o tos mašinos baisios, gal jūs jas matėte, tokios kvadratinės, tokios baisios. O žinot, ką jis darė? Jis skrenda į Marsą. Marse nėra deguonies. Reikės ko? Automatizuotų automobilių. Jisai paleido savo bandomąją seriją ant žmonių. Jisai neprarado pinigų. Jis padarė pigų eksperimentą Žemėje ir vietoj to, kad daryti brangų Marsą. Sako, Musko akcijos nukrito. Nuo Musko visi ofisai, jie yra tuneliuose, ten tunelinė sistema. Ir visi galvoja, trenktas suinvestavo, kažkokį ekstravagantiškas vyrukas ofisiuką tuneliniai sistemai pasidarė. Aš tai suprantu visai kitaip. Marse vėlgi nėra deguonės, greičiausiai žmonės kur gyvens po žeme. Jisai investavo pinigus į mini maketą tunelinės sistemos, kuri bus reikalinga. Trečias punktas. Kam reikalinga, kad jis darosi tą AI ir taško pinigus jam ten nesigauna irgi. Jis užsispyręs daro savo. Kam?
todėl kad žmonių Marse bus mažai, pavyzdžiui, pirmoji kolonija. Greičiausiai visa sistema reikalinga kas bus? Dirbtinis intelektas, kuris prižiūrės visų sistemų veikimą. Kai aš žiūriu Eloną Muską ir jo triukus, kuriuos jis daro, ir žmonės galvoja, jis trenktą taško pinigus, man jis daro labai pigų eksperimentą, tausodamas žmonių gyvybės, kad neeksperimentuotų su jais Marse. To galima žiūrėti iš savo mažumo taško, o galima kartais pabandyti lysti, pabandykite lysti žmogaus galvą, kuriam pinigai nėra problema ir jis turi big plan. Bet jisai turi daug pinigų todėl, kad jis tą big plan turėjo visada. Jo galvoja toks didelis planas, kad Dievas neturėjo kitos išeities, kaip parūpinti jam tą mastelį. Nebuvo taip, kad jis gavo pinigų ir tada jisai sugalvojo. Buvo viskas atvirkščiai, kaip ir pas visus. Ir jis praėjo, žiūrėkit, jis leidosi, aš galvoju, kad jis ten turi vis tiek kažkokį autizmo spektro sutrikimą. Ir iš to, kiek jis turi žmonių ir kokiais vardais vadina vaikus, pas jį jos savimeilė ir ego labai aukštam mastelyje. Taip? Ir aš galvoju, žmogus su tokiu savimeilės kiekiu eina į laidą, žinodamas, kad jį sudarkys. Jis mokėjo kainą, vardan aukštesnę tikslą, jam buvo reikalingas žinomumas. Žmogus, kuriam greičiausiai nėra nieko svarbiau už jo tam tikrą asmeninį įvaizdį, tas jo muskulanį, vyriškumas tas pažalotas, kuris ir pasakoja ten visos tos moteris ir taip toliau ir ko gražesnės modelį ir visą kitą. Jis leido tą vyriškumą kažkam suniekinti iki galo, mainais už tai, kad gautų pakankamai žinomumą. Tai kai aš pasakoju apie savo kainą, taip, tai čia jums pavyzdys, kaip kiti žmonės moka kainą, jūs pabandykite tokią sumokėti. Iš tikrųjų, tai yra labai daug. Todėl aš daugelį dalykų biškį matau iš kito rakurso. Ir aš matau, kiek tokie žmonės dirba, kad tiek turėtų. Visada esminis klausimas. Aš kai pažiūrėjau Eloną Muską, jeigu kažkas dar iš jūsų nori milijonų savo gyvenime, aš kai žiūriu, jį galvočiau, neseni, man nereikia tų babkių, aš nenoriu tiek dirbti. Pavyzdžiui, aš nenoriu tiek dirbti. Aš kai žiūriu jį, aš suprantu, kiek reiktų dirbti, kad aš turėčiau tiek kiekis. Ir aš galvoju, gal aš geriau podcastuose padalyvausiu ar arbatėlės pagersiu, pamegosiu daugiau. Tai jūs visada, kai žiūrite kitą žmogų ir galvojate, aš norėčiau taip kaip jis, jūs užsidėkite jo batus ir pavaikščiokite jo kelią. Jūs dažnai persigalvosite. Čia iš tikrųjų irgi labai geras patarimas. Dažnai pati irgi atrodo, iškart pamatai ir toks pirmas instinktas yra, kaip jam gerai, kaip jam fainai, kaip čia gerai gyvena, čia jau viskas gerai. Ir tada pradedi galvoti, tai okei, bet ar tu norėtum tokį gyvenimą? Viską apgalvok, viską gal tu nematai visko, nelabai viską žinai. Ir dar, kai kalbėjai apie Eloną Muską, tai truputėlį man irgi tas toksai, ką mes jau palėtėm, tai išėjimas iš komforto zonos. Žmogus išeina iš labai didelio savo komforto zonos, vedamas didesnių tikslų ir tada ir ateina ir rezultatai, kuriuos jis turbūt irgi vėl kitaip mato. Ir dar, aišku, čia galim kalbėti ir kalbėti, bet norėjau truputėlį paliesti, ar yra kažkoks, vienas iš darbų, veiksmų, kuriuos tu darai, tai tarkim, energetinės reikia diagnostikos, reikia seansai, kursai. Kas tau yra toksai, kur atrodo patinka labiausiai, ar gal kuriame matai daugiausiai naudos, kur tu pagalvoji, atsikeli šiandien, kaip fainai, šiandien vesiu kursą, arba kaip fainai, šiandien turiu ten 5 diagnostikas. Ar yra kažkas tokio? O ko jūs juokėtės? Jūs nenorite 5 diagnostikų per dieną? Gerai. Aš pasakysiu, kas mane tikrai veža. Ir dėl ko man bet kokia sumokėta kaina, ar ten 50 diagnostikų per dieną būna, aš per 2 dienas 40 diagnostikų padarau, kai ten reikia kažkokio atidirbimo. Dėl ko man jokia kaina nėra per didelė. Tai yra, kad čia negalima suskirsti, tai yra visuma. Kai aš matau žmogų, kuris, pavyzdžiui, prieš pusę metų, prieš net 3 mėnesius, pradėjo praktikuoti reikia, pradėjo dirbti su savim, kažkas sunkiai, ten kaip tas kurmis, ten stena, kažkokias praktikas daro, nesigauna, nesvarbu. Ir kai aš pamatau tą žmogų po kelių mėnesių,
Ir aš matau tą pokytį, ir aš tame matau, man tai kiekvienas iš jūsų, aš dabar sėdit, aš matau, aš specialiai nekeliu akių neringą, kad jinai, žodžiu, negalvotų, kad ir aš apie ją kalbu. Bet man čia yra toks vėlgi tas mistinis Dievo apraiškos aktas. Man tai yra toks įrodymas, kaip žmogus gali viską, bet vėlgi ne iš tos tuštybės, bet kai jis atsiremia į teisingus taškus. Tai kai aš žiūriu žmonės, pas kuriuos pasikeitė gyvenimą, aš žiūriu gyvas akis į laimingus žmonės, į žmonės, kurie sako, aš esu laimingas, gyvenimas liko toks pat. Žodžiu, problemos gal liko tos pačios, ta prasme, niekuris nedingo tas, kaip šiandien Kamilės, teftoninės plokštės juda visada, gyvenimas visada vyksta. Bet žmogus visai kitokiom akim, visai kitokių santykių, žiūri apie tos pačius klausimus, ten jau nebėra problemos. Ten, kur to vakar problemų šiandien nėra. Ir kai aš matau tas tiesiog gyvas akis, ir aš suprantu, kad žmogus pabiški randa laimę gyvenimą. Dėl to viskas, ką aš darau tam tarpe, ar tai mokymai, ar diagnostikos, ar seansai, aš savo suprantu taip tokią mažytę dalį, žinote, kaip ten neuronai kažkur plaukia, bandydami vienas su kitu susiliesti. Ir mano darbas biškiai stimtelt vienas šalia kito. Tinkt ir viskas. Kad greičiau susijungtų. Žmogus visą darbą padaro pats. Tai tas man tokio sujungimo darbo darimas, man tada nesvarbu, kokį man Dievas darbą patikė. Ar diagnostiką padaryti, ar velnių išrašyti, ar gerai iš viso ten pašūmin, žodžiu, pabart parėkti. Man nesvarbu, man titimpa, aš kaip žinote, kaip tas, piemuo. Suprantat, avis ganosi, tu sėdi ten, žodžiu, smilga burnoj, kartais reikia pabėgioti, kartais avį gaudyti, kartais miške ieškoti, kartais pieš savo vilkšunį, kad ten visas jis jas aplotų ir sujungtų į vieną ir taip toliau. Tai negaliu išskirti, matai, bet šita dalis mane veža ir dėl šitos dalies aš darau tai, ką aš darau, galbūt čia vėlgi ta ego dalis, kuri lieka, gaunas tam tikrą satisfakciją. Bet man yra gera dalyvauti, kad Dievas man taip iš arti leidžia prisiliesti prie stebuklų. Aš jaučiuosi šiek tiek išskirtinė. Jis man leidžia VIP ložiai būti. Nes kiti žmonės gyvena, jie taip niekada ir nepamato. Dievas jų neprileidžia prie to stebuklo. O man kažkaip leido užkulisius koncertą užeiti. Ir aš ten reguliariai, žodžiu, su tuo išskirtiniu ženkliuku ten susipažįstu, su visokiam garsenybėm, rockstarui, taip toliau ir sakyti. Tai yra ta vežanti dalis. Bet ar tu manai, kad Dievas kitų neprileidžia, ar čia tiesiog, kad mes nematom to, neleidžiam savo pamatyti? Pirma, tikrai ne visus prileidžia. Į užkulasius tikrai ne visus prileidžia. Antra, faktas, kad ne visiems leidžia pamatyti. Tai čia 100%. Mes būna, žiūrėk, dažnai, pavyzdžiui, nebendraujam su žmogum 10 metų. Po 10 metų mes jos sustinkam, jis kažkoks kitoks. Mesgi nematom tame stebuklo dažnai. Sakom, kas turtinga vyrai, nežinau, radai, ten loterijų laimėjai. Mes net neieškom to stebuklo. Dėl to čia yra du aspektai. Tai kai aš sakau, kad Dievas mane leido į tuos užkulisius, tai aš tą ir turiu omeny, kad jis mano viduje įjungia tas akis, kurios gali tai matyti. Nes kitiems šito regėjimo neįjungia. Tada aš vis tiek visada grįšiu prie Dievo klausimo. Jeigu Dievas kažką nori, tu pamatysi. Jeigu jis kažko nenori, kad tu pamatytum, tu nepamatysi. Jeigu jam reikia, kad tu pamatysi, jis tau ten į tą bliūdą visą veidą sukiš, jeigu jam reikia. Jisai turi visus resursus. Tai aš tuo džiaugiuosi, kad jis man davė tas akis, tą gebėjimą ir dar užleido į užkulisius. Žodžiu, 3 viename gal. Čia gal klausimas, kaip greitai pamatysi, nes vienas gali pamatyti per, nežinau, metus, kitam viso gyvenimo gal ir neužteks, kad jis pamatytų. O tu čia nori sužinoti, kaip į tos užkulisius patekti? Tu čia klausi, kaip tą praėjimą. Tikėsi klausti? Čia turbūt, čia vėl reikia eiti čia ir sakyti, Dieve, gal gali išrašyti man tą leidimą, jeigu nori. Bet už jį irgi reikia mokėti. Matai, nemokamai tu niekur nepapuoli. Čia viskas turi savo kainą. Žmonės mėgsta daug ko prašyti, bet jie labai retai yra pasirengę sumokėti kainą. Yra žmonių, kurie labai turi daug klausimų,
Bet jiem gaila 100 eurų sumokėti už diagnostiką. Ir jie nuolatos galvoja, kaip čia man gauti atsakymą. Čia ne tik už diagnostiką, knygą nusipirkti, kažkokį kursą nueiti, kažką paskaityti, kažką pasimokyti, kažką pažiūrėti. Todėl klausimas čia ne tai apie tai, kad Dievas kažką leidžia, neleidžia. Yra vienetai žmonių, kurie pasirengia kažką už tai paaukoti ir sumokėti. Nors jeigu mes atsiversime visus šventraščius nuo šito žemės kūrimo pradžios ir skaitysime, kad ir Senąjį testamentą, ir pati pirma istorija kokia yra. Po Adomo su Ievos, kas yra? Kurią visi žino. Patikrinsim to visų žinių. Apie Taip. Ir dar po to yra Abraomas, kuris turėjo ką padaryti? Paaukoti savo sūnų. Visi šventraščiai kalba apie kainą. Tai yra gryna metafora, iš tikrųjų. Ir kai mes ten sako, mes katalikai, šlovė Jėzui Kristui, per Velykas visada tą pasakom, šlovė Jėzui Kristui, mes nesusimastom, kad jis mokėjo kainą. Nebuvo taip, kad jis nusileido, aš čia Dievas sūnus, aš čia verchas, dabar visi darot, kaip aš pasakiau. Tai viskas, kas kalba, ir jeigu jūs paimsit bet kokį indišką istoriją, švedų istoriją, taip toliau, viskas kalba apie kainą. Ir jeigu net skaitai dievų istorijas Vedose, jos irgi kalba apie kainą. Netgi dievai mokėjo visada kainą. Niekam, visur, kur tu skaitai, niekam, jokiam hierarchijai, švenčiausiam, dieviškam dieviškiausiam, švenčiausiam, nieko nebuvo duodama šiaip sau nemokamai. Ir tas yra įdomumas, kad mes, kaip ten sakant, paprasti šito žemės gyventojai, galvojam, kad mums galioja kitos taisyklės. Todėl klausimas yra ne tai, kaip man kažką gauti, o turi būti klausimas, ką aš pasirengęs už tai paaukoti. Paaukoti galbūt savo mąstymą, paaukoti savo įpročius, paaukoti savo komfortą, paaukoti pinigų sumą, kur aš esu įpratęs visada išleisti atostogom, o dabar, seminarui paaukosiu ten. Esu įpratęs visada eiti miegoti, kada aš noriu, ir keltis tam, kaip man patogu, o dabar aš paaukosiu valandą miego. Ar aš esu, kiek žmonių yra nepasiruošę paaukoti valandos miego meditacijai. Miego iš viso nekainuoja finansiškai, pinigais. Taip? Tai mes labai dažnai nieko nesam pasirengę paaukoti. Beje, šiandien yra Kadašis, jeigu aš neklystu. Laima, parašyk Zoom'e komentarą, ar aš neklystu. Laima pas mus viską apie Kadašį žino. Ir Kadašį daug kas žmonių žino, tokia yra diena. Žino tokia diena, kur ten gera diena, sėkminga diena, ten gal gerai norus kažkas parašyti, tokia gera diena. Bet iš tikrųjų, bet Kadašis iš tikrųjų yra pasniko diena. Kadašis yra tokia diena, tokios mėnulio dienos, kuriuose yra labai švarios vibracijos, švaresnės negu kitom dienom. Ir jų tikslas koks yra, kad tada diena, kai yra švaresnės vibracijos, aš išsivalau pats, tai yra pasniko diena. Dėl to aš nevalgau tam tikrų produktų, mėsos, žuvies, kiaušinių. Aš laikausi tam tikro vidinio pasniko, daugiau būnu su savim, vidiniai maldom. Kokiu tikslu? Kad tos geros vibracijos į mane įeitų. Tam, kad į mane įeitų geros vibracijos, aš turiu kažką paaukoti, savo komfortą, savo skanų maistą, pusryčius, pietus, vakarienę ir taip toliau ir sakyti. O žmonės, važiuoju, kažkartais žiūriu, Kadašis. Ir jie tipo, čia gera diena. Kokia tau ta gera diena, jeigu tu eini cepakus, valgai vyną, gersi ir tu nieko negramą nepaukosi. Arba ten, neužsuksi bažnyčią žvakutės uždėti. O man Kadašis yra apie tai, kad šiandien aš galėčiau susiimti. Šiandien gera diena kažką paaukoti. Tai pas mus viskas yra labai išsikraipę. Jokios aukos, o gauti noriu. Aš sumokėjau už kursą, padariau meditacijas, aš turiu gauti. Greitai, nėra rezultatų. Ir aš esu nepatenkintas. Bet žmogus gali ir medituoti, o jeigu, pavyzdžiui, aš turiu, gerai, jeigu žmogus paaukoja, paaukoja kokius nors savo, kokius nors mašinos remontą, pavyzdžiui, automobilio remontą ir nusiperka kursą. Auka nemaža, sutinkat? Ok, tada tai veikia. Bet jeigu aš sėdžiu savo komfortiškai, ten sumokėjau 100 euriukų, klausau, kada noriu, patogiai savo įrašiuką, net nesivarginu parilioti savo dienotvarkės, kad ateiti, išeiti iš komforto zonos, ateiti gyvai užsiėmimą. Noriu klausau, noriu neklausau. Kokia nors auka, jokia čia ne auka. Tai mes galim išoriškai, ką norim sakyti. Aš visada sakau, iš ten viskas stebi ir skaičiuoja, tenais jūs nieko neapgausit. Ar tu padarei auką, ar tu nepadarei aukos. Tai tenais viską mato. Tai išmokti kažką paaukoti.
Ir dažniausiai tai yra nepatogu. Ir, pavyzdžiui, pas mus yra mokykla ir mes visada, aš čia visus mokau aukoti. Mes aukojam čia savo laiką, tvarkom patą, aukojam. Čia ateina žmonės, valyti langus, siurbti, plauti, tam, kad kitam žmogui būtų gerai. Mes nuperkam kavos, sausainių, kad visko turėtų ir taip toliau ir visa kita. Bet nedažnai ateina žmogus ir sako, klausyk, aš taip visada kiekvieną kartą ir apsivalgau, ir prisigeriu, nežinau, visko iš čia mane nupenėjo ten, nežinau, kaip kalakutą kalėdinį. Kažkaip aš norėčiau kažko atsilyginti, aš paukosiu kažkiek tai pinigų, nes jau kažkaip mes retai pagalvojam, mes galvom, kad iš tikrųjų, pagalvokit, mes labai dažnai galvojam, kad viskas savaime suprantama. Ir tai yra viena didžiausia bėdų. Mes galvom, kad taip ir turi būti, bet iš tikrųjų nieko nėra savaime suprantama. Bet rytoj man suskaudėjo galvą, aš paskambinau šeimininkui patalpų, pridaviau sutartis ir išvežiavau pas vyrą namo. Viskas. Tai čia taip paprastas variantas. O kitas variantas. Rytoj kometatų krito ir Lietuvos neliko. Ir viskas. Smulkmenas, kurias mes gaunam. Vanduo bėgantis iš krano, elektra, kuris įjungia kiekvieną dieną. Bet jūs, tai visai man, pavyzdžiui, nesavaime suprantama. Ir aš labai linkiu, kad jums viskas taptų nesavaime suprantama. Ir jūs pamatysite, kaip jūs pradėsit gerai gyventi. Daug čia tokių dalykų, čia vos ne kaip ir pabaiga tokia. Ir aš ir turiu gal daugiau klausimų, bet jaučiu, kad paliekam kitam kartui. Jeigu ateisi, jeigu žmonėms patiko. Ir gal tiesiog vis kalbėjai, kažkaip labai norėsiu pareflektuoti apie tai, apie tą kainą. Nes iš tikrųjų, ką prieš tai kalbėjom, tai irgi buvo apie tą patį, kai mes sakėm, mes matom didelius žmonės, bet kartais tu pagalvoji, gerai, turi tuos milijardus, net ne milijonus, bet nenoriu tos kainos mokėti. O yra ir viskam turim sumokėti kainą ir ta kaina nėra komfortabili, kažkam pereiti per savo ego, būti pajoktam, kažkam tai yra nenuvažiuoti į kelionę kažkokią, o paaukoti pinigus gal ar kažkam. Tai ta kaina visą laiką turi būti sumokama, nes ne viskas yra savaime suprantama. Nieko nėra savaime suprantama. Tai, Monika, kas norėjau sakyti, ko dar nepaklausiu, bet dar labai daug ko nepaklausiu, tai perfrazuosiu. Kas yra, ką būtinai šiandien nori dar pasakyti? Būtinai šiandien aš dar noriu pasakyti, kad aš jūs visus labai labai myliu. Nes man nėra savaime suprantama, kad aš rytoj ryte atsibusiu. Tai čia pirmas ir svarbiausias dalykas. Ir antras svarbiausias dalykas, aš jums labai noriu palinkėti. Tai aš noriu palinkėti, visi taip yra įpratę, visi taip galvoja, tas palinkėjimas iš mandagumo. Palinkėjimų iš mandagumo nebūna, net jeigu yra palinkėjimai iš mandagumo, jie vis tiek veikia. Tai mano ląstelė, jūsų ląstelė linki neapsivalgyti ir dažniau išsituštinti. Taip monikiškas mano palinkėjimas yra, nepamirškit, kad jūs ne vieni, tas, kas jums ne maistas, kitam yra maistas. Tas, kas jums nėra svarbu, yra kitam svarbu. Todėl, kai mes paimam ir perdodam, mes užtikrinam natūralų ciklą, kuris vyksta. Tai aš ir linkiu. Aš jums aš galiu papasakoti. Negaliu susivaldyti. Pamiršau autoris. Man reikia, Biliūno yra tokia novelė, jeigu neklystu Biliūno. Bet jeigu ne Biliūno, tai vieno iš lietuviškų autorių. Ir ten yra trumpas apsakymas greičiausiai, apie du brolius, kur vienas brolis yra invalidas, jis nevaikšto ir nekalba. Ir ten visa tokia trumpa apysaka apie tai, kaip kitas brolis su juo rūpinasi. Kaip jie apiprausia, aprengia, nuveda, jie gyvena tyloj, nes kitas nekalba. Ir tas toks tylus vieno brolio, nuolatinis rūpestis kitų brolių. Ir vieną dieną
kai tas brolis, kitas brolis, kuris serga, vat jis, žinot, kaip anksčiau tie pečiai, tas šildoma dalis viršui, vat jis ten guli, broli, broli, šikt noriu. Jūs įsivaizduokit, taip šitą apysaką ir baigėsi. Aš jums labai linkiu, kad jeigu jūs netyčia nekalbėjo 20 ar 30 metų, kad tai nebūtų jūsų pirmi žodžiai. Tai man šitą apysaką iki šiol labai svarbi, nes aš visada galvoju, kas turėjo būti vieno brolio galvoj ir kas turėjo vykti kito brolio galvoj. Kai po tiek metų rūpesčių, pirmas dalykas, ką galėjo pasakyti jo brolis, yra šitie žodžiai. Tai va čia į tą temą nieko nėra savaime suprantama. Ir jeigu jau išsižiojot, jeigu jau kažką darot, tai žiūrėkit, kad nebūtų brolė, šiek noriu. Tai va toks mano jums svarbiausias palinkėjimas šiandien. Nekartą sakei, kad žodžiai kartais sugadina viską, tai aš jau ir nebekalbėsiu. Ir kartu klausimai, kuriuos gavom, ar kuriuos turit, tai ką noriu pasakyti, kad kitą savaitę yra laivas su tavimi, YouTube laivas. Ir tuos klausimus mes perrašysim tenai ir kas jums dar kilo, parašykite tenai, Monika jums atsakys.